Labas vakaras, išeina pasidaryti mums šitą, kad Aidas nebūtų, tai aš truputėlį šitą savo telefoną jau padėsiu toliau. Ir nemanau, kad daugiau, kurie vėluoja, galės prisijungti, nes tikrai nestebėsiu. Tai dar kartą labas vakaras visiems ir smagu jūs čia matyti, jūsų tiek daug prisijungiančių ir kviečiančių savo žmonės į šitą Zoomą pasiklausyti visų istorijų, ką mes dalinamės, kuo mes dalinamės, ką mes naudojam, kaip mums padeda šitie produktai ir panašiai. Tai kadangi aš labai skubėjau ir vairavau, ir Zoomo nuorodą padariau, kaip sakiau, iš telefono, tai jeigu duotumėt man dar laisvą minutę greitais pasidaryti arbatos, tai aš būčiau labai jums dėkinga, bet į tą tarpą, kad nereikėtų jums laukti, norėčiau pakalbinti žmonės, tie, kurie jau naudojo šitos produktus ir ką mes čia turim, kokius produktus, kas jie per tie produktai. Tai norėčiau, kad jūs pasidalintumėt savo istoriją, kaip jūs su šitais produktais pradėjot kelią ir kaip jūs keliaujat toliau. Ar galbūt jūs tik pradėję, galbūt jūs turėsit ir klausimų. Nebijokit, įsijunkit garsiakalbį ir paklauskite. Arba pasakokit. Valentina, dar šiek tiek pertrauksiu. Ar gali pažiūrėti, ar visus įleidai, nes man rašo, kad yra kas vėlavo į Zoomą ir reikėtų įleisti. Taip, nėra prašančių. Nėra prašančių. Gerai, persiusiu aš Zoom'o rodą. Gerai, nustebim tada. Taip, tai kas norėtų pasakoti pats pirmas šitame Zoom'e ir nenorėtų apdovanoti savo žmonės. Kadangi aš neturėjau galimybės pasidalinti savo saituose, savo grupėse Zoomo nuorodos, tai nežinau, kas iš mano žmonių čia spėjo prisijungti, iš kur gavo nuorodos, bet aš apdovanosiu tą žmogų, kuris labiausiai šiandieną man patiks. O man patinka žmonės drąsūs, kalbantys ir atveriantys savo širdį. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai aš norėčiau pasidalinti šiek tiek ne savo, bet Anytos potyriais, nes jinai negali prisijungti, tai jinai prašė, kad aš pasakyčiau jos kelionę su produktais. Tai Greenmaxą jinai vartoja jau 3 savaitės, Bluemaxą savaitę laiko ir Mimaxą taip pat savaitę laiko. Pas ją buvo problemų su pirštų sąnariais. Jie būdavo visą laiką patinę, ištinę ir patys pirštai visą laiką būdavo ištinę. Ir pavartojus anti-Greenmaxą, dar neįtraukus nei Bluemaxo, nei Mimaxo, jai pradėjo pirmas požymis, kurį jinai pamatė, jai nebetino pirštai. Nei rankų, nei kojų. Dabar po savaitės vartojimo Bluemaxo ir Mimaxo, jinai, kaip jinai pasakė, jinai turi labai daug energijos, jai yra labai lengva atsikelti ryte, jinai labai gerai miega naktį ir jai ženkliai sutvarkė jos nervinę sistemą. Tai ta nervinė sistema yra esmė tame, kad jinai irgi turi tokias problemas kaip, na gal ne depresija, bet jau daugelį metų irgi gerdavo vaistus ir ganėtinai stiprius. Šiuo metu jinai yra juos nutraukus ir vartoja tik tais produktus. Tai jos buvo didžiausias pastebėjimas, kad jinai sako, aš jaučiuosi daug ramesnė, nebesusinervinu greitai kaip anksčiau, neįsiplėskiu, kitaip įsireiškus. Tai va, jos tokie potyriai ir tiesiog prašė manęs pranešti, kaip jai sekasi ir kaip jinai kol kas draugauja su produktais. Ačiū, Vitalija. Ir kiek laiko naudoja tavo uošvienė šitos produktus? Greenmaxą naudoja 3 savaitės, Bluemaxą ir Mimaxą jau rytoj bus savaitė. Taip, rytoj bus jau savaitė.
Tai čia Tai dar žingsneliai. taip, bet kas liečia, sakau, ta prasme, nuo Greenmaxo, tai taip, nes jisai išvalo visus skysčius iš mūsų organizmo ir visą kitą, aš suprantu, dėl tinimo, ta prasme, paprasto tinimo pirštų, bet pas ją tiesiog sąnariai būdavo kaip kamoliukai, jie būdavo visą laiką ištinę ir gydytojai čia Anglijoje, kai jinai pas juos ėjo dėl tų sąnarių, nes jie tiesiog jau pradėjo vaikščioti iš savo vietos, jie rekomendavo vos ne operacijas darytis ar dar kažką, bet jinai atsisakė. Bet va būtent nuo 3 savaičių vartojimo Greenmaxo pas ją dingo visiškai tinimas, aš pati mačiau ir sąnariai grįžta į savo, pirminę būseną, kaip ir jie buvo. Aišku, dar jie vis tiek šiek tiek yra kitokios formos, bet nebe tokie, kaip buvo prieš tai. Jie nėra tokie, kaip atrodo išsukinėti, lyg kad būtų. Anksčiau tai buvo, dabar jau yra ženkliai geriau. Taip, aš mačiau žinutę, kad Viktorijos žmogus negali prisijungti, bet žinokit, aš nematau nei vieno prašančio priimti. Ar gali pažiūrėti ir pas tave nėra padaryta, kai yra Zoom 6 valandą ir po to tam tikras laikas ir žmonės negali prisijungti, nes man Eva tą patį rašė, kad neįleidžia, nes savo tikriausiai po 6 prisijungiu vėlavau. Supratau, aš žiūriu į telefoną, bet pasirodo, kad čia viskas gerai. Priėmė. Reikia pasakyti, kad bandytų jungtųsi dabar. Taip. Taip, tai vat čia ir yra tas dalykas, kai mes vėluojam visi ir tada viskas susikrutina ne taip, kaip turi būti, bet nieko baisaus. Vitalija, taip, jūsų uošvienės žingsniai patys pirmieji jau, kaip sakom, pamatom ir matom tuos rezultatus, ar ne? Tai kas bus toliau, kai mes toliau pavartosim? Aš asmeniškai vartoju jau visi metai ir su kapeikom, tai ir dar vartosiu ir ne vienerius metus, tai mūsų laukia labai ilgas kelias su šituo produktu, todėl kad čia yra subalansuota tai viskas, ko reikia mums kiekvieną dieną. Ir mes jeigu galvojam, kad čia yra vaistai, mes panaudojom, praėjo ir mums to daugiau nebereikia, tai mes labai klystame. Mums reikės šitų produktų visada, todėl kad čia yra maistas, yra daržovės, vaisiai, uogos, o daržovių, vaisių, uogų mums reikia iki pat savo gyvenimo paskutinės dienos, ar ne taip? Tai čia šita kompanija ir sudarius patį marketingą, kad jūs galėtumėt valgyti, nusipirkti šitos produktus ir būti sveiki ir gauti šitą produktą ženkliai už pigesnę kainą. Tai kas susidomės, kaip reikia iš pačios kompanijos pirkti, kiekvienas eikit pas tą žmogų, kuris jums davė Zoom nuorodą. Tai va. Tai dar pertrauksiu biškį, Viktorijos žmogui reikia kodą Zoom, tai gali nusiųsti. Šiek tiek nesklandamų šiandien, bet... Gerai, kad nesitrukdytume, tai Valerija, gal tu truputėlį pavaduosi mane ir pakalbinsi kažką tai iš, galbūt tavo žmonių yra prisijungę iš tavo grupės, kad pasipasakotų kažkokią tai istoriją, nežinau, kad pas tavo grupėje yra daug žmonių, kurie turi tikrai įdomias istorijas. Tikrai taip, labas vakaras. Yra prisijungusių ir aš manau, Nijolė gal papasakos ką nors. Nijolytė, labas vakaras. Nematau, ar yra Nijolė. Milda tada matau yra. Mildutė, labas vakaras. Galit nesijungti,
Labas šitos vakaras, bet aš esu nenamie, tai aš negaliu pasakot nieko. nelabai gali, aišku. Nu, nenamie esu, Kas tai iš aš... mano... Gerai, nu tai tada tiesiog atsiprašau. Kas iš mano dar merginų nori papasakoti? Nedrąsios visos. Taip, Nijolės aš kaip nematau, gal aš kaip ir sakiau, kad tas nedrąsumas jums kiša koją. Visur mes turime būti drąsūs. Taip. Turime perlipti per šitą savo ribą, kurie sako, stop, apseis ir be manęs, tai jūs labai klystat. Be jūsų niekas. Klysta, taip, tikrai. Taip pat mes galim padėti labai daug žmonių, kurie su tam tikrom problemom yra, ar ne, ir mes, kai šnekam, dalinamės, aš manau, kad tikrai aktualu labai daug žmonių ir kiekvienas mes tikriausiai turim individualias problemas, sveikatos problemas ir visa kita. Tai tikrai labai padėtų, tai būkit drąsūs, nebijokit. Taip, nes mes tos pačios kalbam, tai atrodo, kad tik mes ir kažkaip ir siūlom, o čia, kada jūs pasijungsit naujus žmonės pakalbėti, tai čia tikrai bus tik į naudą visiems, nes tos pačius atsiliepimus kažkaip tai neįdomu ir klausyti gal. Nes aš tikrai galiu vieną iš savo moteris atsiliepimą pasakyti. Jinai vartoja produktus gal pusmetis, ir pas ją, nežinau, ten ir su onkologija kažkokios problemos, aš neklausinėjau, žinot, žmogus nesako pats, bet pasidarė tyrimus, kaip ir jau ruošėsi guldyti į ligoninę ir pasirodo, kad kraujo tyrimai, ne tik kraujo, žodžiu, visi tie tyrimai, kurie buvo reikalingi ten dėl tos guldymo į ligoninę, pasirodo pagerėję stipriai ir sakė, kad guldyti nereikėjo. Tai aš tiesiog, žinokit, tiesiog tikrai labai malonu klausyti tokius atsiliepimus, kai žmogus vartoja ir jam tikrai padeda. Tai aš nemanau, kad čia nėra tokių, kam nepadėjau. Tiesiog nežinau, ar jūs gėdinatės čia pasipasakot, ar kažkaip tai... Aš galiu šiek tiek į savo, aš jaučiu, gal pakviesiu tą moterį, kada į Zoomą pas mumis, bet mes turim, tiksliau aš turiu vartotoja, kuri yra moteris vaistininkė ir pas ją buvo labai žemas hemoglobinas. Tai aišku, aš net nesužinau pati asmeniškai, bet pamačiau komentaruose grupėse, kur jinai rekomendavo GreenMaxą. Tai jinai yra susitvarkius hemoglobiną per 3 mėnesius ir tik tai su GreenMax. Tai aš manau, kad labai bet prie to ir prieinam iš tikrųjų, kad viskas prasideda nuo žarnyno. Ar tai būtų hemoglobinas, ar tai būtų galva skauda, ar tai būtų, nežinau, nosis skauda, ausis skauda, dar kažkas problemos. Visur mes susiduriam, viskas prasideda nuo čia, tai ką mes valgom, tai ką mes geriam, tai ką mes kvėpuojam ir visa kita. Taip apie Jolitą kalbu. Aš irgi norėčiau pridurti, kad man Anglija kiekvienais metais daro kraujo tyrimus, nes man kažko trūkumas. Man buvo kalcio trūkumas, vitamino C trūkumas, irgi geležies trūkumas kiekvienais metais. Ir kai pradėjau gerti produktus, aš geriau iš pirmo visus 3, dabar tik 2. Ir man jau darė kraujo tyrimą gal 3 kartą ir man viskas yra puikiausiose normose, nieko nenukryta. Tai visi, netgi daktarė sako, ką pasikeitė, nes pas tave visą laiką kažko trūkdavo, o dabar viskas pasitaisė labai gerai. Šaunu. Tai aš manau, kad sakau, kiekvienas atsiliepimas tikrai žmogus turi kažkokių problemų ir žino, kad o gal man tai padės, ar ne, ta prasme, o gal tas, aš galiu pasidalinti, aš turėčiau iš tikrųjų labai nemažai pasidalinti, man reikėtų kada tik tais paimti ir susirašyti. Turiu vieną mergaitę, kuri 10 metų sėdėjo laisvinamųjų, jos vartojo, daktarai ją išrašinėjo po 10 metų, čia irgi Anglijai veiksmas vyksta. Po 10 metų ją tiesiog daktarai paliko likimo valiai ir uždėjo, ta prasme, jie nebedavė tų prescriptionų, kaip ten, aš nežinau, kaip Lietuvoje lapelį ar ne, vaistinėse, kad galėtumėt pasimti tuos, tarkim, stipresnius jau, nes jau ten tie paprastai iš vis neveikia, ta prasme, jie išrašydavo stipresnius.
Tai jinai pas mane čia kažkurią dieną buvo atvažiavus pasiimti ir jinai sako, Henrieta, jeigu ne tu, aš neįsivaizduoju, kas toliau būtų, kaip aš toliau gyvenčiau, net neįsivaizduoju, po 10 metų laisvinamųjų. Tai jinai sako, aišku, aš geriu jau po visą Greenmaxą, nes tai tenais pusę padeda, bet ne taip, kaip jinai norėtų, tai geria po visą pilną. Tai čia dėl Greenmaxo. Turiu taip pat moterį, kurie jos vyras labai buvo skeptikas, bet jisai turi astmą ir, šiaip ne taip įkalbėjo. Greenmax'ą jisai negeria, bet Blue Max'ą jisai išbandė. Tai žmogus eidavo, negalėdavo užlipti laiptais, turėdavo tą vadinamą pipkę. Aš labai atsiprašau, man labai tą lietuviškai sunku pasakyti, nes seniai tos kalbos nenaudojau. Inhaliatorių gal, ne? Tikriausiai, jo, tai naudodavo tą, šiai dienai jisai jo nebenaudoja, jam net jo nereikia. Tai Blue Max'o dėka. Tai reikia, aš tikrai galėčiau labai daug pasakyti, man reikėtų susirašyti, reikėtų galbūt pakviesti žmonės į Zoomą, kad jie šiek tiek, bet tikrai nemažai visokių labai gerų dalykų vyksta su šitais produktais. Mes praeitą Zoomą kalbėjome su Birute ir ar yra šiandieną prisijungus Birute? Ko gero ne. Na, gal žmogui aplinkybės, sakykime, nesutapo prisijungti į tą Zoomą, bet praeitam Zoom'e, kas buvot, kas matėt, kas girdėjot pačią Birutę kalbančią, kokią jinai tą ligą turi, tai šią savaitę ji taipogi atsiuntė keletą nuotraukų, kad dar daugiau eina ten tie visi iš odos, musės, jau tokios muselės, kaip tarakonai, lenda iš pačių raumenų. Tai jūs įsivaizduokit, kokie galingi, sakykime, šitie parazitai valgyti mūsų organizmą. Tai kas girdėjot praeito Zoomo Birutės pasipasakojimą, kuo jinai serga? Girdėjau. Ir tikrai, manau, čia mūsų daugumą girdėjo. Inga girdėjo. Girdėjom. Labai daug. Pavadinimų tai nežinau. Taip, tai mes patys nežinome tos. Girdėjau. Mes patys tos ligos nežinome, bet mes kalbėjome su daugeliu žmonių, būtent apie šitą moterį, apie šitą atvejį. Ir priėjom vienos išvados, kad vis tik šitie visi parazitai mūsų organizmui yra tiesiog paleisti iš laboratorijų, už tai mes labai sergame. Nežinau, kiek negaliu teikti, kad tai 100%, ne, bet jeigu žiūrint į tai, kaip žmonės serga ir visokiausiom ligom, ligelėm ir lygytėm, tai mes priėjom tik tais vienintelę išvadą, kad jau mūsų organizmą, mūsų visus organus tiesiog išmoko, kaip žmogų sunaikinti be šautuvo, be strėlių ir visokių kitų dalykų. Tai būtent biologinis ginklas, šitie parazitai įvesti, įkvepuoti į mūsų organizmą. Tai va, ir čia buvo tik tais keletas tokių žmonių. Birutė nepaminėjo praeitam Zoom'e, kad jos vyras mirė taipogi nuo šitos ligos, nuo tokios pačios ligos, jį tiesiog žmogų suvalgė gyvą. Tai Birutė pasisekė, kad jinai atrado tiesiog vieną iš mergaičių, kuri turėjo šitos produktus ir pasitikėjo ir pabandė. Tai labai moteris džiaugiasi, kad dabar šiuo metu yra labai stiprus pablogėjimas, bet jau mato rezultatus, kad jie vis tik tais lipa lauk. Tai jau yra labai gerai. Tai va, tai prašysim, kad bent kitą pirmadienį pati prisijungtų ir pati kažką tai pakomentuotų. Tai va, tai kas rūpinate savo sveikata? Kam svarbu mūsų sveikata? Mums patiems. Svarbu tik mums patiems. Jeigu mes einam pas medikus,
labai mažas procentas, kad mes laiku pas juos papuolame. Arba tiesiog ne pas tą papuolame, pas ką reikia. Aš nieko neturiu prieš medikus. Mes ne daktarai ir mes negalime gydyti žmonių. Bet jeigu mes duosim maisto savo organizmui tiek, kiek reikia kiekvieną dieną ir ko reikia kiekvieną dieną, mes tikrai save pastiprinsime ir save pamylėsime. Nes jeigu mes valgome daržoves, klausimas, iš kur mes tas daržoves gaunam, kur jos auginamos, kaip jos auginamos. Paprastai tai praktiškai visi žinot, kad lėktuvai skraido ir purškia mums ant galvų visokie ką mes darom, mes prikvėpuojam. Mūsų augalai, kurie auga, žolelės, daržovės, visokie kiti dalykai, taip pat ant jų galvelių irgi krenta, ant jų ląstelių krenta. Ir ką mes darom? Mes valgom. Ir vat klausiam paskui, iš kur tie parazitai. Lygtais atrodo, švariai gyvenu, švariai rankas nusiplaunu ir visa kita. Rankų mes švariai niekada nenusiplaunam, ar mes išėję iš tualeto, ar mes savo tualete, sakykime, namie, ar mes viešam tualete, todėl kad šitie parazitai, jų kiaušinėliai, tiktais išnyksta, dingsta tiktais tuomet, jeigu mes nusiprausim verdančiu praktiškai vandenį 95-90 laipsnių karščio vandeniu. Taip mes rankų nesiplaunam. Tai mes visus šitos parazitus sudedam į burną. Taip kad jeigu iš jūsų kažkas tai sakot, aš sveikas, aš darau detoksus, aš valausi, aš tvarkausi mitybą ir taip toliau. Ir man galbūt nereikia šito, laikui bėgant, jūs kiekvienas iš jūsų suprasit, kad būtent Greenmaxas, Mimaxas, Bluemaxas atėjo į mūsų gyvenime padėti mums, kad mes savo padėtume sveikai gyventi. Sveikai gyventi ir ne tik sveikai gyventi, bet ir orų gyvenimą pragyventi. Todėl, kad marketingas, jis duoda galimybę jums sveikatintis ir uždirbti dar pinigų. Dar kartą pakartosiu, jeigu susidomėjot, kreipkitės pas tą žmogų, kuris jūs pakvietė. Tai va, ir jeigu mes savim patys nepasirūpinsim, apie mus niekas nepasirūpins. Ir dažnas sako, marketingas, ne, iš marketingo aš nepirksiu. Kodėl iš marketingo nepirksit? Juk tai Maxima, Lidlas, Iki, visokie kitokie tinklai, jie irgi taipogi yra marketingas. Tik šis marketingas yra ne jūsų naudai. Jis jums nieko negrąžina. O čia jums dar ir grąžina ir duoda produktą žymiai pigiau įsigyti ir kad galėtumėt jūs naudoti nuo ryto iki vakaro, nuo pirmadienio iki sekmadienio, nuo 1 iki 31 ir nuo naujų metų iki kitų naujų metų. Taip kad nei vienas nepasigailėsit, jeigu duosit savo sveikatą ir duosit savo dar uždirbti ir pinigėlį. Kodėl sako pinigėlį? Todėl, kad aš jūs noriu informuoti, kad mes visada kalbame apie pinigėlius ten, kur yra pinigai. Tai, ko mes norim pinigėlių. Tai mes ir gausim pinigėlius. Jeigu mes norim pinigų, tai mes ir kalbame apie tai, kad marketingas duoda pinigus, o ne pinigėlius. Tai aš jau nebemokinsiu, kaip jums kalbėti, kaip jums transliuoti, bet pakalbinsiu žmogų, kurį jau labai senai kalbinu, mačiau, yra prisijungus Algimanta. Algimanta, labas vakaras ir kaip jūs gyvenate su vyru?
Man atrodo, aš mačiau Algimantą prisijungusi, ar ne? Algimantas. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūs Prisijungiau. gyvenate? Labai nelabai vietoj, tai taip klausausi atsainiai, tai tik išgirdau vardą. Sakau, Algimanta, kaip jūs gyvenat su vyru? Kokia dabar jūsų sveikata, kokia jūsų būsena, greitai pasakysiu žmonėm, kurie nežino, dėl ko aš jūs kalbinu. Tai jūsų vyrui buvo trūkus neurizma, yra žmogus supolarizuotas, yra praėjo labai daug kelio, ir gydytojai buvo jau nurašę, praktiškai nusivylę, kad jam nieko negali padėti, o Algimanta, jūs savo vyrą ištraukėte iš, galima sakyti, tiesiog iš mirties gniaužtų, ar ne? Taip, taip. Ir kaip šiandieną jūs laikotės? Nu, mes gerai. Šiandien mes, kai reikia neįgalumą tvarkytis, toliau buvo nusiuntę vėl galvos šviesti po tos kaukolės atstatymą. Tai gydytojas sako, labai gerai prižiūrit vyrą. Labai sako, jisai gerai atrodo ir labai geras tyrimai, labai geri. Ir šis sakė, labai viskas gerai. Po galvos po to atstatymo kaulo, sakė, irgi labai viskas ten ir epilepsijos. Nu, dar jam epilepsijos tą tyrimą žiūrėjau kiek, nes jisai, kai krisdavo tą epilepsiją, tai sakė, labai į šoną gerokai pasitraukusi. Ir nėra taip. Ir aplamai jisai labai gerai jaučiasi ir vaikštam jau be lazdos. Kiekvieną dieną vaikštam ir gerai. Epilepsija ar nepasikartojo? Ne, dabar kai kaulą šitą atstatė, kadangi jam čia buvo su to kaulu daug. Nu, kadangi nebuvo to kaulo, jis labai dirgindavo tą galvą. Ir ta epilepsija dabar, tai po to kaulo atstatymo, buvom tyrimą pasidaryti specialiai, dabar mus siuntė. Tai sakė, labai mažas į šoną, net nustebau. Pasakė, kad labai pasitraukęs jis į šonę ir labai, nu aišku, sako, laikyti, žiūrėti, kad tenais nebūtų ten tokių dirgiklių, muzikos garsios, nuo nervų jiems tai būna ta epilepsija. Nuo garsios muzikos, nuo tokių staigių šviesos pasikeitimų, nuo visko, sako, saugokit, bet, sakė, nuims tikriausiai vaistus sumažins, kur duoda nuo epilepsijos. Dar sakė, gegužės mėnesį ateikit, sako, jeigu bus toks tyrimas geras, nebus pakitimų, tai nuims vaistus kažkokią dalį, nes labai didelę dalį duoda. Tai labai apsidžiaugiau taip. Ir kraujo tyrimai geri. Ir viskas labai gerai. Buvo biškis spaudimas, pradėjo šokinėti po tos kaulo atstatymo. Tai dabar susitvarkė jau. Ir spaudimas, ir viskas normaliai. O ką duodat iš šitų produktų vyrui? Mes visus naudojam produktus. Dabar tik biškį tą pertrauką padarėm. Kovo mėnesį vėl pradėsiu tą Grimaxą duoti, o Blumaxą ir Mimaxą tai mes pastoviai geriam. O Grimaxą tai gerim mėnesį laiką dabar. Ne, mėnesio nėra. Gal 2 savaitės, 3, kaip mes negeriam, tokią biškį pertrauką padarėm. Sakiau, pavasario tą tegul palaukia. O Blumaxą, Mimaxą mes pastoviai geriam visą laiką. Ir dabar va dukrai, jinai kažkaip nepasirašo man ant tų produktų. Aš jai susirgo temperatūra, jai buvo, sakau, tu pabandyk, va čia tau vitaminas C bus ant to Mimaxo. Ne taip, Mimaxo. Tai daviau, kiek jinai ten geri, kiek negeri, bet jos vyras susirgo. Ir sakau, duok, tai jinai paklausė, kiek duot, sako, nežinau, ar jisai darbą išeis, ar ne, sako, temperatūra, sakau, tai tu duodi tą Mimaxą, ar neduodi. Oi, sako, pamiršau, žinot, kaip jaunimas. Pamiršau, sako, aš tą Mimaxą, tai sakau, duok tu jam tą Mimaxą, pamatysi, sakau, pažiūrėk. Tai paskui jinai man rašo, sakau, po kiek reikia duoti. Sakau, nu, kaip pirmą kartą, sakau, jeigu negeria, sakau, tai duok po pusę, paskui jau kas 2 valandas duok. Tai paskui šeštadienis buvo, sekmadienis,
parašiau, paklausiau, sakau, ar išėjo vyras į darbą. Jo, sako, nukrito temperatūra, viskas, sako, išėjo. Sveikas. Tai, Smagu. tai tiek. Nu ir mes, sakau, vartojam ir dabar džiaugiuosi, esu patenkinta, tokių pakitimų jokių nėra, tai labai gerai. Ir Ir mes dar vis vartojam. Algimanta, ir dar kartą pasakykite žmonėm, ką gydytojai sakė, kaip jūs išrašė iš ligoninės. Ar davė jums vilties, kad žmogui bus geriau? Ne, mus išrašė gydytojas ir iškart į slaugos namus, jau man sakė tvarkytis dokumentus, tvarkytis ir į slaugos namus, kad geriau jau čia nieko nebus. O dar prieš tai išvis sakė, gali ir iš komos, jisai komai gulėjo 8 paras. Irgi dar sakė, gali po tokios traumos net neatsikelt, bet jau kad iš komos jisai atsikėlė. Tai į palatą atvažiavo net seselės, kaip mus išlydėjo, seselės net negalvojo, kad jisai atsisės. Nes jis atsisėdo, o reabilitacija net neskyrė. Mums reabilitacijos, o mes kaip atsistatėm su tais produktais ir savo jau mieste pas gydytoją nuėjom, davė mums reabilitaciją. Reabilitacijoj irgi seselė mums sutikė, kur ligoniniai klinikose ateidavo daryti reabilitaciją jam ant rankos, tai labai labai nustebo ir negalėjo patikėti, kad čia tas pats žmogus ir taip jau jisai vaikšto ir kad atėjo savom kojom. Nors jie darė, kiek supratau, taip atsainiai, kad jau matosi, kad nieko iš to žmogaus nebus. Ir net labai nustebo, kad pamatė, kad pats atėjo savo kojom. Va, ir sako, stebuklų nebūna. O stebuklus kas padarė, Algimanta? Taip, tie produktai. Aš visada sakiau ir sakysiu, kad čia tik tie produktai. Matot, Algimanta, produktai, jie neturi smegenų, jie negalvoja. Jie neturi rankų, jie nieko negali paimti. Jie neturi kojų, kad kiekvienas produktas ateitų pas žmogų. Kažkas tai tą produktą turi valdyti, ar ne? Tai kasgi pas mus suvaldė tą produktą. Tai šito vyro, laimingo vyro žmona ir Algimanta vis tik tais net nesuabejodama išgirdus apie šitą produktą, jinai pradėjo duoti, nes buvo pirma mūsų tik tais pradžia, mes tik pradėjome patys naudoti ir žiūrėti rezultatus kažkokius, ką mums čia padėjo ir panašiai. Tai kaip aš tik tais pabandžiau šitos produktus, pirmoji, kas pas mane atėjo nusipirkti tuos produktus, tai ir buvo Algimanta jūs. Ir jūs patikėjot šitais produktais, jūs patikėjot manim ir šitą produktą suvaldėt, ar ne? Jam davėt kojas, rankas, kad ateitų į jūsų vyro rankas ir gautų tokį rezultatą. Tai iš tikrųjų labai dėkoju dar kartą, Algimanta, kad jūs patikėjot būtent manim, pasitikėjot savim ir tikėjot tuo, ką jūs darot. Ir aš dabar esu labai dėkinga, kad va čia suvedė mus taip, nes jau jeigu ne tie produktai, nežinau, kaip būtum viskas buvę. Nes galvoju, jau nebėra vilties jokios, vis tiek pasirinkimas koks, taigi blogiau nebus. Ir kai pradėjom ir žiūrim, kad čia taip greitai viskas pradėjo vykti, jau kai pradėjom mes jau iš pradžių ligoninėje, aš daviau jam nedideliais kiekiais, po truputį, ir tos žaizdos pradėjau, kur jau sakė, net gydytoja klausė, prisiminiau net prieš tai, kad apie tas pragulas, kaip man tos pragulos pradėjo gyti, ir gydytoja klausė, o kom jūs tepėt, kaip jos pradėjo gyti? Aš galvoju, davė vaistų, tepaliukus tos keitė, ir galvoju, kokie tepaliukai gal padėjo. Ir paskiau man tik daėjo, kad aš tos produktus pradėjau duoti jam. Ir pradėjo gryti tos žaizdos. Nes visokių tepaliukų ten buvo išbandę, nes pragulos buvo siaubingai didelės skylės pas jį ten pasidarė per tokių gulėjimų. Ir mes kai pradėjom tuos naudoti, ir aš paskiau tik man pradėjo daeiti, kai gydytoja paklausė, ką jūs darėt, kodėl, kad praėjo. Nes tokios skylės netaip greitai, sako, užgyja. Tai supratau, kad čia tikriausiai nuo tų produktų pradėjo taip gyti. Skylės užgyjo dėl to, kad jūs savo naudojat Mimaxą, ar ne? Taip, nes aš ligoninėje jau pradėjau Mimaxą ir
Bliumaksą ir Mimaksą mažais kiekiais duoti, nes Grimaksą aš nedaviau ligoninėje. Ir kaip aš pradėjau duoti, paskui pradėjau galvoti, nes tos žaizdos nežinojom, ką daryti. Ir vienokius darėm, ir kitokius, nei galvoj negyjo, nei tos pragulos negyjo. Ir vienokius dukra pirko vežė, ir kitokius. Ir paskui sakė, kad sesutė sako, kokius čia davėt, gydytoja sako, kokius čia davėt, kad tai pradėjo gydyti. Su kom pradėjo tepti. Tai Ir pasakyti, galbūt tai tepaliukai. Tai keitėsi tie tepaliukai, tai nežinau, jos tai pasižiūrėjo, kad galvoju ir tokius išbandėm ir nieko, nes dabar tą tepaliuką vyro broliui irgi tepa ant žaizdos ir jie nieko nepadeda. Vis tiek tos žaizdos labai ilgai ten kol gyjo. Su tais tepaliukas, tai paskui galvoju, tikriausiai man padėjo ten tie vitaminai, kur aš juos naudoju. ne vitaminai. Bliumaksą ir Bliumaksą. Čia ne vitaminai, čia yra vaisiai. Maistas ląstelių. Taip, yra šitos žaizdos pradėjo gydyti vien tik tais Bliumakso ir Mimakso dėka, todėl kad Mimaksas, sakykime, Bliumaksas pirmiausia, ir pradėjo valyti visas kraujagyslės ir Mimaksas pradėjo auginti ląstelę prie ląstelės ir pradėjo augti pati, kaip pasakyti, audinys, ar ne? Ir todėl ir užaugo Ir sveikas. dabar, kai darė operaciją dabar kaulo atstatymo ir prieš operaciją, jau aš taip sąžiningai jam visą laiką daviau, čia kiek turėjau, kiek neturėjau tų produktų, bet aš, va, jūsų dėka, aš jų visą laiką beveik turėjau. Ir ruošiausi tai operacijai, tai labai sėkmingai operacija pavyko ir ta žaizda taip užgijo, net atėjęs gydytojas sako, kaip, sako, mes tikėjomės prasčiau. Sako, kaip yra, sako, geriau yra, nei kad mes tikėjomės, kad gis. Nes jam, kai pradžioje negijo to žaizdos, pirmos tos operacijos po to insulto, tai jie galvojo, kad oi, kaip čia dabar bus po šitos. Ir sako, nesitikėjom, kad čia taip greitai per tas kelias dienas jam užsitrauks to žaizdos. Ir dabar iš vis tie randai labai jau sėkmingai jam gerai traukėsi. Ir papurškiau aš su to Mimaksu atsiskėdusi ant tų žaizdų ir galvą plaunam su Katerina ir labai gerai tos, randai tie labai gražiai užsitraukinėja. Bus matyti toliau, kaip bus, gal visai užsitrauks, bet labai gilus ten randai. Visai gal neužsitrauks, bet taip gražiai labai traukėsi. Padaryti nuotraukas, ar ne, tu randu prieš ir po kažkiek tais laiko. Taip, aš turiu padarius. Tai, turiu pasidarius ir pabiškį ir pafilmuotą turiu ir vis. Tik tais, kad jisai supradrasko tos šašus padaro ir vėl tie nudrasko, šašiukas atsiranda ir vėl iš naujo gyja. Bet labai greitai užsitraukia tą šašą, jis iki pradraskui. Kitą dieną man aš užtepu tų Mimaksų papurškių ir užsitraukia iš karto tos žaizdelės. Smagu girdėti, Algimantai, ir lauksim vėl jūsų pasidalinimo, kaip jūs toliau gyvenat, kaip jums tie randai visi gyja ir aplamai, kaip jūs jaučiatės. Kiek Algimantą laiko jau nuo pradėjus naudoti iki dabar, kiek to laiko jau praėjo? Oi, mes pernai nuo sausio mėnesio vartojom. Metai laiko, ne? Jau, kai sakau, su kapeikom. Ir dabar stebiu aš ranką, nes jo ranka labai, kai buvo paralyžiuota ir jis visada pritraukęs buvo. Ir pirštusi, dabar pirštai jau lankstosi daugiau. Ir reabilitologė ateina į namus ir visą laiką stebėjo po tos operacijos. Sako, aš galvojau, kad bus prasčiau. Sako, čia pas jį dar geriau. Ta ranka ir kartas jiems masažas dariau, tai iš vis jau pirštus pradeda po truputį tos pirštus pradeda jau vienas su kitu suspausti. Ir lankstyti jau lanksto, būdavo tik tai sulinkę į kumštį, o ištiesti negalėdavo. O dabar jau ryštėsi viską, tik dar toks neduoda gal signalo dar tie smegenys, kad jisai taip normaliai paimtų. Bet kokiu atveju tai labai didelė pažanga, jeigu jisai... Labai didelė pažanga tos rankos, tai labai... O ištiesė, nes
aš turiu tokią moterį, kuri po insulto 14 metų ir jinai vis tik tais va šitai va suspaudus ir jinai negali ištiesti tos rankelės, pirštai jos visiškai neklauso. Bet irgi laikui bėgant, irgi darau dabar ir video, ir nuotraukas, jinai moteris daro šitos, geria dabar šitos visus produktus, pradėjo tik tai šią savaitę ir dar taipogi mes padėjom ir su kitais dalykais, kaip raumenų tempimas. Tai vat ir jums, Algimanta, pasiūlysiu, su vyru mes atradom labai fainą mergaitę, kuri gyvena Alytuje ir dirba su Rekord, jeigu žinot, tokį raumenų tempimą ten sportuojantis. Žodžiu, kai dėsiu aš visus video, visas nuotraukas, galėsit pas mane paklausti, aš jums daug labai atsakysiu, kai susipažinsim, apie ką kalbu, ar ne? Bet būtent prie insulto, prie paleryžių tokių, vat, labai geras kompleksas yra, ne? Tai būtent šitie produktai ir fizinis aktyvumas, būtent lavinti visus dalykus. Tai šitai moteriai, kuri po 14 metų insulto, mes žiūrėsim, kaip vyksta jos, sakykime, raumenų darbas, kartu geriant su šitais produktais. Tai va, mes turėsime labai daug tokių kaip reklamų, sakykime, ar ne, kad mes patikėtume tai, kuo daugelis žmonių netiki, kad žmogų galima pastatyti ant kojų ir po insulto, ir po paleryžių, ir po visokių kitokių dalykų. Tai va, tai mes pat pakalbėsim apie tai, rekomenduosiu tikrai, nes tai labai reikalinga ir veiksminga. Nes mes, kai buvom reabilitacijoje, labai daug žmonių po insultų, tokiom pritrauktom, kaip pas mano vyro, kad buvo pritraukta ranka, taip ir po kelis metus po reabilitacijas ir neatsistato. Ir sakė, ir mankštą daro ir viskas, ir vis tiek pritrauktas. O pas mus į namus, kai ateina ta reabilitologija, tai sakė, nu čia sako, tai labai gerai jinai statosi. Labai. Ir aš pati matau, ir jis ir iškelia, ir dabar ir kamuolį pagauna, ir tokios tik tais su reakcija, ir labai gerai. Ir aš vis stebiu ir tą ranką ir tikiuosi, ir tikiu, kad jinai visiškai atsistatys. Dar pavartosime kiek laiko, ir kad jinai, nes aš ir dirbu, ir fiziškai su ta ranka dirbam. Ir taip, ir kiekvienus syk vis geriau. Mes benaudodami ir turim kaip ir bandymus, ar ne? Bandymus ne ant kažko, tai ne ant gyvūnėlių, ne ant pelyčių, bet ant savęs, ir mes džiaugiamės besibandydami, kad mes galim savo padėti, artimam padėti ir žmonėm padėti. Aplamai ir duoti žinoti, kas čia per produktas, žinoti, ką tas produktas veikia, kokius stebuklai jisai padaro. Aš jau apie save jau nebekalbėsiu, pas mane labai daug stebuklų padarė. Taip, ir dėl to aš darau šitos zoomus, dėl to aš labai garsiai kalbu, dėl to ir sakau, kad kvieskite savo naujus žmonės, kvieskite tuos žmonės, kuriems norite pagelbėti. O jeigu šitą informaciją jis priims, jis savo pagelbės, jeigu jisai nepriims, jūs būsite ramus, kad jūs viską dėl to žmogaus padarėte ir jo pasirinkimas, kaip jisai į šitą informaciją sureaguoja. Tai va, ne visi žmonės. Taip, nes aš visiškai visą laiką aš esu 100% įsitikinusi, 100% esu tikra, kad tai jie padeda, aš žinau, aš duodu žmonėms informacijos, o kaip jie pasirenka ir kaip jie tiki, tai čia jau jų reikalas ir aš žinau, ką aš padariau ir kas dar pasidarys. Aš žinau, turiu savo nuomonę ir nesvarbu jau kiek. Aš patikėjau, norisi, kad ir daugiau patikėtų žmonių, bet tai. Ponolė Algimanta, smagu girdėti, smagu ir žinoti, ar ne, kad vyksta stebuklai vis tik tais.
Ačiū Algimanta už pasidalinimą ir lauksime mes jūsų vėliau kituose zoomuose, visų jūsų atsiliepimų ir galbūt jau kaip matysite nuotraukose kažkokį tai paryškėjimą, ne, pasikeitimą, tai atsiųskite man, tikrai parodysiu žmonėms visiems. Ir Atsiųsiu, aš turiu, nu, tokias biškai gal pafilmuotą turiu ir net labai gerai matosi po mėnesio laiko ir iš pradžių tai net pačioj pradžioj, tai net kaip savaitėm beveik mačiausi, matėsi, kad traukiasi ten tos. Dabar galvoju, surinksiu, aš jas jums atsiųsiu, įdėsiu. Gerai, tikrai parodysiu žmonėm ir aš, kaip ir kituose zoomuose sakiau, pasakoju apie savo draugę, kuri 18 metų buvo plika, tai šiai dienai aš buvau nuvažiavus vakar ir aplankiau ją, tai žinokit, nesitveriam abidvi džiaugsmu. Ne tik tais, kad plaukai pradėjo jau iš to kūdikėlių, iš to tokių plunksnelių darytis jau plaukai, ne, tai džiaugiamės tikrai abidvi. Ir vėl, kaip jinai man jau duos sutikimą, kad padaryti naujas nuotraukas, aš jums sudėsiu visas prieš tai ir kas yra, kaip atrodo dabar. Tikrai būsit labai labai nustebę. Taip, gerai. Tai kas norit galbūt pasakyti iš naujų žmonių, kas esate šiandieną naujas žmogus prisijungęs pirmą kartą ir tai, ką jūs girdit, gal turit kokių klausimų paklausti, pas mus mielai atsakysim. Su kuo kalbėsime šį vakarą? Labas vakaras, Kristina. Esu nauja. Ką aš galiu pasakyti? Geriu jau 7 vakarą, bet žinokit, nu kaip, aš nesu ta, kuri labai greitai lengvai patiki, bet kadangi kažkaip radau pažįstamų žmonių tokių patikimų, tai galvoju pabandysiu, nes keletą metų turėjau problemų su, aš galvoju, nežinau, aš pati taip nusprendžiau, nes pas daktarus prieiti taip ir neprieinu iki šiol, nes kažkaip ten įdomiai pas mane tvarkosi. Vienu žodžiu, man pradėjo kilti kaip riebėti kepenys, kilti kažkoks toksai riebalai burnoje. Aš pradėjau priaugti svorio. Aš priaugau per pusmetį 15 kilogramų. Nepakeitus nei mitybos, nei savo gyvenimo įgūdžių. Viskas tai buvo, kaip buvo. Tai va, ir pradėjau valytis visokiais detoksais, visokiais, vien žodžiu, skaičiau parazitozių, visokių nesąmonių, prigėriau vien žodžiu nuo babų pliotkų iki vaistinius vaistų. Tai va, ir dar kas labiausiai man 2 metus labai trūko energijos. Aš energijos turėjau iki 12 valandos dienos ir viskas. Ir aš eidavau miegoti, atsikeldavau 5 vakaro ir iš tikrųjų merdydavau iki likusio vakaro galo, kiek ten liko, ir aš nebepadarydavau nieko. Aš tiesiog, išmiegu ir vaikštau tokia apdususi. Na ir aš pradėjau ieškoti visokių papildų, prisipirkau ten Neolife visokių papildų, vien žodžiu, žiūrėjau, kas švaru ir bandžiau. Tai va, ir šiaip čia 7 vakarą geriu. 1 vakarą aš patikėjau šito produktu, todėl kad man iškėlė kirminus. Aš naktį, nors aš prieš tai buvau išgerusi pelyno, rutuliukus ir kramčiau kiekvieną rytą gvazdikėlę, nes dirbu su vaikais, sąsiuvinius taisau ir pastoviai žinau, kad būna tų spalinukių visokio, tai tą naktį kėliausi plauti užpakalio, taip atsiprašau pasakysiu, nes nebeapsikenčiau. Tai va, aš jau patikėjau, kad čia tikrai labai galingai valo. Aišku, buvo pykinimas, buvo biškai toks lengvas galvos skausmas, bet vartojau 4 tos vakarus ir čia pasakė mūsų sponsorė, kad vienu žodžiu galima kirminus susivalyti per pilnatį. Ir aš tą vakarą padidinau dozę, bet nepadidinau tiek, kiek sakė, ten sakė po pusę man pakelio, bet aš turėjau pakelį praėmus ir išgėriau
buvau išgėrusi trečdalį ir to va likutį tą padalinau per pusę ir išgėriau. Tai aš tą rytą vos galo negavau paryčiais, nes viskas pradėjo eiti gleivėmis. Nu, buvo iš tikrųjų, tai buvo bloga pamačius tą visą turinį, aš įsigandau tą rytą, ploviau rankas kokį 10 kartų ir negalėjau įsivaizduoti, kad ten mano organizme tas darosi. Kad ten kažkokie dalykai iš viso vyksta. Nu, iš tikrųjų, nu, nesu pedantė ten labai, bet tikrai atrodo, higieną prisižiūriu, bet, va, kaip sakot, pasirodo įmanoma. Tai ką dar pastebėjau, aš nebemiegu visas tos 7 vakarus, kaip gėriau, nei vienos dienos nemiegau pokaičio. Ir, va, ir iki pačiol, aš va, vakaras, aš energinga, aš dar darbus darau, tai aš tiek žaviuosi savim, kad aš pradėjau vėl gyventi. Nes šiaip aš hiperaktyvus žmogus buvau, labai darboholikė, daug dirbau ir man tie 2 metai tiesiog iškrito iš gyvenimo. Buvo iškritę iš gyvenimo, nes aš iš tikrųjų, aš 12 valandą aš viskas miegu. Miegu, bet kur, netgi seminarą žiūrėdama užmiegu, gėda žmogui pasakyti, va, tiek energijos neturėjau. Tai va, geriu 7 tą vakarą ir nežinau, ar čia tas tikėjimas toks, bet aš taip gerai jaučiuosi, aš taip graži savo esu, vienu žodžiu, fantastiška. Tai dabar galvoju, kitą savaitę padidinsiu tą kiekį ir noriu įsivesti irgi visus kitus likusius tuos papildus. Ir irgi tą Jekateriną naudoju. Tai toks jausmas, kad net pilvas sumažėjo, tai galbūt tas pilvas ne nuo jo sumažėjo, galbūt dėl to, kad tikrai labai gerai viskas ten išėjo. Dar aš negerdavau vandens. Labai mažai vandens gerdavau, kartais būdavo per dieną net stiklinės, neišgerdavau nuo apart kavos ir arbatos. Tai dabar prisiverčiau, nu, tiesiog noriu gerti vandenį ir karštą vandenį noriu gerti. Ir geriu ir einu į tualetą ir jau juokiasi visi, kad jau kas tau čia darosi, prieš pamoką į tualetą, po pamokos į tualetą ir kas aš netinstu. Aš vandens gal bijau gerti dėl to, kad aš visada labai tindavau. Visas veidas ir ryte būdavo tiesiog ištinės, vokai būdavo tiesiog supurpę. Tai va, tai nežinau, kas čia per stebuklai, bet žodžiu, džiaugiuosi, aš sakiau, kodėl man anksčiau čia to neparodėt. Tai va, gerai, ir kalbėsiu, kad čia yra stebuklai. Būtent aš ką ir sakau Zoom'uose, kad nebijokit pasakyti žmogui apie šitą produktą, pakvieskite juos, kad išgirstų žmonių pasakojimus apie save. Jeigu, kaip pačioj pradžioj pradėjau aš daryti tuos Zoom'us, tai ten, sakykime, moteris jos patikė greičiau, patiklesnės, vyrai sako, ką tu čia klausai, juk čia surežisuota, čia pasamdyta, čia jau kaip ir teatras, ar ne? Tai aš jums dar kartą parodysiu, kad nėra čia jokio teatro ir niekas iš anksto neklausia žmogaus, kad ar galėsi tu pasipasakoti, ar tu galėsi pasakyti, nes kai tu žmogus pasiruoši kažkam, tai ar ne, tai jau kaip iš nuo popierėlio nuskaitydamas, visą laiką tu jauti tą pačią energetiką, kad tas žmogus pasiruošė kažką tai pasakyti. Bet pas mus žmogus, kai pradeda pats kalbėti arba kažkas tai užkalbintas, mes labai puikiai suprantam vėl jo energetiką, kad jisai nepasiruošęs apie tai kalba, jisai kalba apie tai, kaip iš tikrųjų yra. Ir vat girdėjom, ir Algimantos pasikalbėjimą, ir Kristinos pasipasakojimą, ta energetika jau jinai tokia sako, kad paklausykit, aš tai patikėjau, patikėkit ir jūs, patikėkit, kvieskite žmonės, jeigu kuo daugiau žmonių išgirsta, kad nebūtų taip, kad kai Kristina sako, o kodėl aš anksčiau apie jį nesužinojau. Ar ne taip, Kristina? Labai norėjom sužinoti anksčiau, nes metai laiko, jau mes metai laiko darom, kiekvieną savaitę Zoom'us ir apie tai kalbame, bet jūs pakvietė po metų, ne? O kad kitų metų nesulauktų tie žmonės, kad nesakytų, kad kodėl aš anksčiau nesužinojau. Garsiau kalbėkit, pasakokit žmogui, pasakokit apie save,
kvieskite pasiklausyti, kaip kiti apie tai atsiliepia. Tai va yra, ir jums žmonės bus dėkingi, nes aš kaip suprantu, Kristina, jūs dėkinga savo sponsoriai, ar ne, kad atnešė šitą produktą ir jums sako, pabandyk. Be galo, iš tikrųjų, ne sponsorė pakvietė, bet aš pati pradėjau ieškotis, aš pamačiau pažįstamą, aš pamačiau, ką jinai reklamuoja, nes tas žmogus mano sponsorė truputį iš kitos kompanijos pažįstama. Ir aš pamačiau, ką reklamuoja, aš pakalbinau žmonės, nes man reikia daug informacijos, aš nepuolu iš karto, aš visada pradedu rinktis informacijos, kadangi tai žmonėm aš tikiu, jau patikrinti laiko. Tai dabar mano tikslas įtikinti savo tėvus šitai pradėti vartoti, nes norisi juos turėti kuo ilgiau ir nežinau, kaip tai padarysiu, bet paveiksluoju, rodau visas tas savo tikrai neestetiškas nuotraukas. Jie dar man šiandien sako, gal tau ten išvalys visus kalcius, sakau, palaukit, aš sakau, dar mėnesį tą išgersiu, jeigu aš nenukrisiu, tai pamatysit. Tai va, tai tikiuosi, kad žinokit, jeigu hemoglobiną pakelia, jau kalcio ten tikrai neišvalys. Mane labai Kristina, nenukris. Kristina, žinokit, viskas bus gerai, mes gerim virš metų laiko ir mes dar gyvos esam, bet žinokit, fotografuokit, jūs įrodymą turėsit, nes aš irgi nuo to pradėjau. Pradėjau fotografuoti, kas pas mane išeidavo iš žarnyno, tai žmogus tikrai patikė. O kada tai pasakoju, tai žinot, čia ne visi patikės tojais dalykais. Bet kartais reikia laiko, aš jums pasakysiu, mes turim, man atrodo, Inga prisijungusią. Inga man parašė prieš metus laiko, kada aš buvau gal 2 mėnesius vartojau pati šitus produktus. Inga tik dabar grįžo pas mane, dabar tik pradėjo, ar ne, Inga dabar tik pradėjo naudoti ir labai trumpai dar, man atrodo, bet vis tiek gali pasisakyti. Bet sakau, žmogui tik duodi tu informaciją, jisai pats pasirenka, ar jam jo reikia, ar jam jo nereikia. Jam jo galbūt dabar nereikia, bet jam gal jisai sugalvos, kad jam reikia po metų, ar ne, pabandyti. Aš pati, jūs neįsivaizduojat, kokia aš buvau skeptikė, kai man mama nupirko tos produktus, nes aš pati galvoju, o jetsko kaina, aš net nepirksiu, ta prasme, tokio produkto. Man jisai tikrai labai bus per brangus. Ir jinai sako, imkit vaikai, vežkitės ir gerkit. Aišku, aš dar pati nežiūrėjau nei sudėtis, nieką. Pasižiūriu aš tą pakelį ir galvoju, kas čia bus, jaučiu neskanus, natūralus, tai bus tikrai neskanus. Ir kažkaip pabandžiau žiūrėjau, gal ir biškai nieko, tik tais tada pradėjau žiūrėti sudėti, ką aš geriu. Tai sakau, toks juokas paėmė. Ir aš geriu, bet galvoju, čia mama ten, žinot, visas mamos nori mums gero, pripirs mums bet ko tikriausiai, ten tik tais, kad mes gertumėm. Ir žinokit, ir aš, kaip mes pradėjom gerti, aš pati, sakau, pas mane buvo Reino sindromas susitvarkė, plaučiai išsivalė, bronchai išsivalė, nes turėjau problemų tikrai visą gyvenimą su sinusitu, bet būdavo chroniškas sinusitas. Man galva pastoviai spausdavo, energijos nebūdavo, kaip Kristina sako, atrodo, atsikelite, aš jau atsikeldavau, jau buvau pavargus, ta prasme, man nereikėdavo ne 12 valandos laukti. Tada vyras, sakau, mes grįžom į Lietuvą pasitikrinti su problemom, nes vyras turėjo su širdim ir jau ją realiai skaudėjo ir pamatė, kad ten yra problema. Ir įsivaizduokit, mes po 3 mėnesių šitų vartojimų produktų grįžom, jam viskas buvo susitvarkę. Mes sėdėjom patys ir galvom, čia realu, ta prasme, taip gali būti, aplamai, kažkaip šokė buvom. Tada vaikas irgi su žarnynu turėjo problemos, būdavo inkšdavo, aš visą laiką galvodavau, kad jam yra problemos gal nosas įtvara, kažkas tokio, žinau, kad prasivalė žarnynas į tualetą išeina, jokių inkštumų nėra, net pirštų nelaužo, kai anksčiau lauždavo. Ta prasme, sakau, tokių dar daug visokių pas mane, ten trombai pradėjo, ta prasme, aš turėjau venų varikozę, irgi realiai dabar praktiškai šviesus beveik net nėra, bet tai aišku, čia po metų laiko, naudojant visus produktus. Tai va, aš atsiprašau, kad įsiplėčiau, Inga, žodis jums. Aš kai klausiau, sveiki, visų pirma visi, aš kai klausiau Kristinos, tai atrodo, kad pasakojo apie mane. Lygiai taip pat išbandžiau nuo bobučių visokių, ten tų tokių, kur ale padeda, augalinių žolelių, visokiausių, iki vaistinių preparatų, ko aš tik nebandžiau. Nes visą gyvenimą užkietėjo viduriai,
Darbas toks stresinis buvo daug metų. Pataisos namuose dirbau, tai skaitliukė sulėtėjus, tai va tokių visokių problemų turėjau, tai bandžiau tikrai viską, kas ką davė, bet kažkaip taip ant vietos visą laiką. Ir tikrai va dabar, kaip su Henrieta susirašėm, pamačiau, kad aš jai buvau rašius jau prieš metus, bet kaip ten viskas taip įvyko, kad iki galo mes taip ir neaptarėm visko, nu, va tai būna, reiškia, viskam savas laikas. Ir dabar naudoju GreenMaxą tik tai 5 diena šiandien, bet atrodo, kad kažkokį energizerį kažkas ten įdėjo į vidų. Nu tikrai, nebenoriu nei breiko jokio darbę daryti, bendradarbė sako, tu nustok, tu visą darbą padaryk per valandą, mums dar 4 valandos darbo. Nu tikrai, jokio nenoriu poilsio, nieko, valgyti atrodo, pavalgiau, nežinau, kada norėsiu. Nu kažkokia fantastika. Tai dar geriu tik tą vieną GreenMaxą, dar laukia 2. Tai va, aš ką norėjau sakyti, kad palaukit, kol pridėsit kitus produktus, va tada šis krisit. Aš jau galvoju, Sparnai užaugs. jos sparnai, bet kai einu į tualetą, tikrai tokia paranoja dabar, tik nueinu į tualetą, iškart puolu žiūrėti, kas ten yra, bet pakol kas nieko. Tai va. Ir sakau, ir dar tik pradžia, ir žinokit, sakau, tos, tarkim, mes, kai nesuprantam, ne, ten mums galvas skauda pilvą, skauda šoną ir atrodo simptomas, ar ne, bet ką mes darom, mes nuvarom į vaistinėms, prisiperkam chemijos, pageriam, užmušam simptomą kažkuriam laikui ir toliau gyvenam, o iš tikrųjų reikia ieškoti priežasties, ar ne, kas yra, nuo ko ir aš mačiau iš tikrųjų, jau kažkada dalinausi, čia Anglijai pas mus buvo per Amazonės Prime filmas toksai padarytas, kad žarnynas mūsų smegenys, kai ir sakom, kad nu, čia tikrai, ta prasme, 100%. Jeigu tau kažkas yra, dažniausiai viskas prasideda nuo ten. Ir nervai, jeigu tu nervuotas, ir visa kita. Ir sakau, ir daktarai, aš labai džiaugiuosi, kad aplamai šitas biški pradeda plisti informaciją, didėti, kad žmonės darosi sąmoningi, kad jeigu vaistai padėtų, žmonės vaistinės eilėse nestovėtų. Ir daktarai darbo neturėtų, tai jie taip ir nedaro, kad mes Tai yra farmacija, čia sakau, būkim biedni, bet teisingi, farmacija mums viena ranka duoda, kita atima kažką. Na, apie daktarus nekalbėkim, nes daktarai taipogi reikalingi, suluošuoja, ar dar kažkas, tai mums reikalinga operacija, jie taipogi gerą darbą dirba, tik tais bet kokiu atveju mes visada pirmiausia turim norėti padėti savo, o paskui jau reikalauti arba prašyti pas daktarus. Padėti savo, tai aš irgi, sakau, buvau labai skeptikė. Ir aš, kad sakiau, kad šiaip, ta prasme, ar dirbsiu kažkokioj marketingo kompanijoje, man šis marketingas labai nepatiko. Žinokit, negaliu, o čia aš myliu šitą marketingą, ta prasme, ir tikrai ne pinigų esmė. Aš nesakau, kad pinigai tikrai yra neblogai, aš labai patenkinta. Bet kai man parašo žmogus, kad jam susitvarkė hemoglobinas, kad jisai atsikėlė iš lovos, kad jisai nebeturi tų skausmų, nes aš, pavyzdžiui, neturėjau niekada su viduriais problemų, aš nesuprantu, ką tai reiškia. Bet žmogus tas, kuris turi tą problemą, aš įsivaizduoju, kad jam tikrai labai blogai. Aš jau įsivaizduoju nuo klientų, tarkim, žmonių, kurie vartoja, kurie rašo, ne, kad sako, Henrieta, neįsivaizduoju, koks kaifas yra nueiti į tualetą. Vat paprastas dalykas, ne, kur, pavyzdžiui, aš nesuprantu, nes aš kiekvieną dieną einu. Man viskas su tuo yra gerai. Tai labai fainai. Bet kažką dar norėjau pasakyti, neatsimenu. Paskui pasakysi, bet aš matau, Vilma Butkus įsijungus ir gal nori su mumis ir pasikalbėti. Vilma, labas vakaras. Labas vakaras, mergaitės. Ne, aš tik klausau ir... Labas vakaras. Aš tik klausau ir taip gera klausyti iš tikrųjų, nes aš tai naudoju GreenMaxą dar tik tai. Nuo pirmadienio lauksiu kitų produktų, tai tada galbūt daugiau turėsiu kažką papasakot. O apie GreenMaxą tai aš nežinau, aš pavyzdžiui to viduriavimo didelio nejaučiu. Ir netgi, pavyzdžiui, kaip išgėriau pakelį visą, tada jau jaučiau kažką, bet po pusę tai nelabai jaučiu. Tai turbūt man, kad reikėtų padidinti. Aš taip galvoju, dabar klausau visur galvoju.
Bet iš tikrųjų tai pas mane energijos tai irgi, vat, aš susitiksiu su tuo mergaitėm, kur pasakoja tos moterys, kur energijos iš tikrųjų pas mane kažkaip ta galva atrodo dirba ir dirba ir dirba, tai tą reikia daryti, tai na, dabar šitą, dabar kitą, ir taip, bet taip sveikai dirba, taip nepavargusiai dirba ta galva. Tai va šitas dalykas. Ir dar vienas dalykas, kas man labai dabar patiko su Green Maxu, kadangi aš jį geriu vakarais, aš vakarais buvau, nu, tiesiog beprotiškai šaldytuve sėdėdavau per vakarą, tai aš neįsivaizduoju. Tiesiog valgau ir valgau ir valgau ir negaliu sustoti. Dar eidama dar kažką tai randu ir dar kažką suvalgau. Bet dabar, vat, kaip geriu Green Maxą, aš vat išgeriu, paskui išgeriu vandenį ir kažkaip net negalvoju, kad reikia kažkaip pavalgyti, kadangi turbūt mano tas jau tam jau skrandį kažkas jau turistas padidėjo ir kažkaip va, tai labai labai džiaugiuosi tuo, vat, ir šitas dalykas mane labai labai žavi ir kaip Valentinas sako, aš irgi taip kažkaip galvoju, kad aš jį gersiu ir gersiu, jeigu jis man padeda susitvarkyti nuo atitraukia mane nuo šaldytuvo, tai iš tikrųjų tai labai man čia didelį labai pliusas man bent va. O kitus produktus tai aš labai laukiu, jau pirmadienį tikrai pradėsiu gerti ir tada turbūt turėsiu daugiau ko pasidalinti. O dar noriu pasakyti, kad aš savo mamai pradėjau duoti, nupirkau Blue Maxą ir Green Maxą ir dabar jinai geria ir Jekaterina naudoja, jie 85 metai. Tai, nu, jinai labai, nereikėjo jos netitikinėti, aš kažkaip jai sakiau, mami, tu turi pabandyti, čia reikia. Tai va, tai jinai, žinokit, jinai sakė, man kelios dienos buvo, jinai gėrė jį ir sako, man toks turis išėjo iš manęs, kad sako, aš niekad gyvenime nemačiau tiek, kad išeitų iš manęs tiek daug visko. Tai va, tai aš tiesiog tikiu, kad jie irgi viskas bus gerai. Irgi, nu, kažkaip tai, irgi ten nėra kažkokių labai didelių ligų, bet kaip žmogus 85 metų, tai va, skauda ir ten, ir šonus skauda ir tą, tai va, labai tikiu, kad vis tiek kažkaip tai viskas bus gerai ir jie padės turbūt ir tie skausmai, nes čia iš tikrųjų tokios istorijos aš klausau ir negaliu patikėti, aš, žinokit, rašausi, nes aš noriu atsiminti ir noriu žinoti, ką pasakyti žmonėm, kai aš kalbėsiu, nes čia kažkas tai kosmiškų. Aišku, yra ir dar tokia kita medalio pusė, ta prasme, paūmėjimai, kai pradedat gerti, ar ne? Ne visiems jie būna, bet tikrai būna. Pavyzdžiui, kai man vailėsi plaučiai, bronchai ir sinusitas, tai man buvo toksai peršalimas, aš jaučiu, bet gavosi, kad sukėlė, kad tas gleives iškosėčiau, spjaudyčiau, iššnypščiau, nu ten nemalonus jausmas, bet aš labai džiaugiausi, nes po to atrodo, kad aš net galiu kvėpuoti, man net labai gerai. Po to būna, kas, tarkim, turi su problemų, gal kas pavyzdžių, kad turi, bet įvairių yra, užtat, tarkim, reikia, kad pamažai pradėti, kad jeigu turit kažkokią problemą, kad nebūtų tas toks bam paūmėjimas. Nes yra žmonių, sako, aš tai visą išgeriu, man tai gerai iš karto, sakau, tai gerai, kad tau nieko nebuvo. Bet būna, aš turėjau draugę, jinai išgėrė 1/3 ir jai net apsvaigo galva. Jinai iš pradžių išsigando, sako, Gendra, aš galvojau, kad aš numirsiu. Ir dar vyras juokavo, sako, tikrai čia tavo, tai jinai draugė. Tai sakau, net iki tokio. Bet būna, po to turėjau moterį Gražiną, ar ne? 2 mėnesius moteris, mes susipažinom per social media, mes realiai nebuvom pažįstamos. 2 mėnesius moteris gėrė, tai gal sakyčiau, gal mėnesis 3 savaitės, jai negerėjo, jai vien buvo tik paūmėjimai, ko reikėtų nebijoti. Ir aš sakau, Gražina, sakau, tik tais nenuleiskit rankų, gerkit toliau, pamatysit, viskas bus gerai. Ir žinokit, jau einant tam 2 mėnesį, jau skambina man, žinok, Gendrieta, viskas. Man jau gerėja, man jau gerai, ten ir hemoglobinas pasižemas buvo, labai daug problemų tikrai yra. Ir mes iš tikrųjų prieš kelias dienas su jie šnekėjom, jinai sako, aš taip džiaugiuosi, sako, grinai, sako, esu susirašus savo problemas, ir sako, užbraukiu. Viena complete, kita complete. Ir sakau, taip fainai, ir sakau, taip smagu, kad žmonės realiai tiki. Nes iš tikrųjų tokios dienos, ar ne, mes turim tokių visokių produktų, ir gerų, ir negerų. Ir žmonės tiek išbandė, kad jie galvoja,
ai, čia eilinė nesąmonė, aš nenoriu, čia kas šneka, čia visi šneka visko, ko jūs tik tais norit, ar ne, viską prižadės jums, padarys, bet sakau, čia yra visiškai kas kita. Aš sakau, labai myliu šią kompaniją ir kaip ir sakė Valentina, gersiu ir tikriausiai apsiženysiu su jais visą savo likusį gyvenimą. Tikrai. Taip. Va, Rūta, o jūs ar pirmą kartą pas mus lankotės Zoom'e, ar jau girdėjot šitas istorijas? Ne šitas, bet žmonių istorijas. Taip, klausausi iš pat pradžių. Nu ir viskas gerai yra, bet nieko blogo negaliu pasakyti, dar gersiu, žiūrėsiu, jau pusę metų geriu Green Maxą, nu, žiūrėsiu, kaip toliau bus. Nes po insulto esu, negaliu taip greit atsistatyti. Na, reikia laiko. O Rūta, ar Blue Maxą gerit? Vieną išgeriau, dabar antrą geriu, čia kurį laiką nebebuvo jo, imi Maxą geriu dabar ir vėl baigės, reikia susakyti. Jo, bet būtinai, bent jau Blue Maxą tikrai dadėkit po insulto atsistatymui. Aišku, ir Mimaxas būtų labai gerai, bet mes kol kas iš viso nėra nei... Nu, va, kaip, kad pritrūkstat, nėra, kada nori nebėr gauti. Reikia pirkti, kai yra iš karto. Yra kur gauti, mes apie jį kalbame, tai tikrai yra kur gauti, tik tais reikia norėti gauti. Bet ir pinigų daug reikia. Nu, tai daug tas pinigų reikia, aš pirmai ką tik tais minėjau, ne, kad nepirkit pas kažką tai, o prašykit pas tą žmogų, kuris jums parduoda, kad jis jums parodytų kelią ten, kur nusipirkti, kur produktas pigėja, o ne kur stovi viena kainai arba dar net ir brangėja. Jeigu tik iš jūsų perku, tik iš jūsų ir... Tai va, tai pas mus, jeigu jūs neregistruota, tai registruokitės ir tada gausis pigiau. Bet aš noriu dar pakalbėti kitą Rūtą, matau, jau išsijungė garsiakalbė ir pasiruošė jau kalbėtis. Ar jūs pirmą kartą pas mus? Labas vakaras. Iš tikrųjų pas jūs jau antrą kartą, bet klausausi, bet kalbu tai pirmą kartą, taip. Tai aš vartoju jau Green Max apie 3 savaitės. Maždaug taip iš tikrųjų suvartojus gal 10 pakučių, nes 5 atidaviau mamai ir taip 5, dar porą liko, keletą ten vyrui, vaikam ir taip toliau. Tai žodžiu, iš tikrųjų, tai tikrai pasijautė labai greitai. Labai tokių, kad labai didelių problemų, aišku, aš neturiu, bet tokių smulkių, kad nemalonių tokių pojūčių, pavyzdžiui, kad pilvo išsipūtimas ar ne, pilvo raižymas ir tas toks, kaip pavalgai maistą, aš nežinau, gal netoleravimas, niekada nesidariau tyrimą, bet galbūt netoleravimas kažkokių tai, nežinau, ar pieno produktų, gal netgi, nežinau, iš tikrųjų, netgi nuo salotų man išpūsdavo pilvą, kai nėščia būdavau. Tokia vat ir nemaloniai raižo ir visa kita. Tai tas, tai tikrai taip greitai pasijuto, kad man nuėmė tą pilvo, tą įsipūtimą ir raižymą, kad aš stebiuosi taip greitai, net nežinau po kiek kartų, po keletos kartų. Tai vat, kas dar pasikeitimai, tikrai pritariu, kad apetitas sumažėjo, tikrai apetitas, nebesinoriu užkandžiauti, nors nesu mėgėta tokia užkandžiauti, bet iš tikrųjų visiškai atrodo, kad nebesinori. Galvoju, ką aš čia dar pasikeitė. Iš tikrųjų, dukra išbandė irgi, jinai paauglė. Ir toks pilvukas būdavo irgi, toks nepatenkinta jinai, sako, man vis kalba apie jį. Sakau, pabandyk, prasivalysi. Iš tikrųjų, išgėrė gal irgi 3 kartus, gal bijau sumeluoti. Jinai ateina, sako, net pažįstu pilvą. Net pažįstu, iš tikrųjų, aš lauk, taulytė, aš neku gerai, va dar viena mažylė atėjo. Lauk, tai mamytė ateis gerai, dar pašnekėsiu, tai paprašyk brolis įdės gerai. Va, dabar dėmesio reikia merginai, tai vat, kas čia dar, tai vat,
ant tiek mane sužavėjo tie produktai, aš nežinau, aš irgi nelengvai taip susižaviu labai ir aplamai papildais ar kažkuom, žinau, kad čia ne papildai, bet taip sužavėjo, kad aš taip greitai patikėjau ir tikiu ir žaviuosi ir žiūriu ir stebiuosi ir ta prasme, nu, wow, iš tikrųjų ir laukiu išbandyti ir vat, jau laukia eilė ir mama, ir teta, ir turim tokių ligų, pas tėtį yra Parkinsonas, mama irgi ten turi tokių problemyčių, visur skauda, sakė, visi galai, ten ir nuo klubo pradės kojas skaudėti, ir įtarė išvaržą, bet daro pratimus, sako, nu, žodžiu, teta irgi su atmintim labai blogai, labai prastai, tai vat, bandysim visi ir irgi laukiu, pati iš tikrųjų pasidariau tyrimus, darausi tyrimus, fotografuojasi ir stebėsiu. Ir, žodžiu, labai. Fotografuokit, darykit tyrimus ir dalinkitės visada su žmonėm savo pastebėjimais. Dalintis tikrai, nes iš tikrųjų realiai, tai vat, ką pasakoju, stebiu irgi visas istorijas ir pasakysiu, kai pasakoju kažkam, vat, artimiesiam, tai visi, kaip sako, kai pasakoju, nu, juokiasi vos, nes, nu, realiai skamba, kad neįmanoma, kad kaip, aš nežinau, tikrai, ar nerealiai skamba, dėl to juokiasi, sakau. Nerealiai, kaip aš sakau, aš kai pradėjau juos naudoti, kai mano, sakykime, organizmui, mano ligom, mano kūnui padarė tikrai stebuklą ir aš jį vadinu ne kažkaip kitaip, o stebuklu. Kaip sakau, yra virusas, atėjo antivirusinė. Taip, kad mes tiesiog pasinaudokim tą antivirusinę ir būsim sveiki, laimingi ir gražus. Ir jauni, tarp kitko, Makso, žmonės jaunėja 8 metus. Taip, kad, na, visi norim būti jauni, ne? Nesvarbu, kiek mums metų, kad ir tuos 8 metus atgal grįžti su ta savijauta, kur tu buvai 8 metus prieš tai, visi norim. Taip, kad pabandykim per pusmetį kokį 8 metus prašuoliuoti atgal į tą tokį gerą savijautą. Tai aš gal dėl to savijautos, kai sako, atjaunėja 8 metais. Nu, gal 8 metais, aš jeigu atjaunėčiau, tai atrodyčiau iš vis pats tokia. Tai gal tiek nereikia, bet iš tikrųjų, nu, man 30 beveik 6 ir kai pradėjau šios produktus naudoti ir turiu klientę, tai viena iš klientės yra Eva, aš dirbu su plaukais ir jinai mane ateina ir ten būna kurį laiką neateina ir vėl ateina pasidaryti plaukų. Ir jinai atėjo pas mane ir žiūri, sako, Henrieta, pas tave kažkas tai pasikeitė. Sako, aš nesuprantu, bet kažkas tai yra. Sako, nesuprantu. Ir po to jinai išvažiavo namo, mes šnekam kažkaip tai tą, sako, žinok, man atrodo, bus šitie produktai. Tai sakau, tikrai jaučiasi. Mums atrodo, kad nieko nėra, ne? Nes mes matom save kiekvieną dieną veidrodį, bet kai kitas pamato po kažkiek tai laiko, tai jisai mato didesnius rezultatus negu tu pats. Taip. O aš tai žinokit, pasidariau irgi nuotrauką dabar ir sakiau, pažiūrėsiu po kokių 3-4 mėnesių, kaip toliau bus. Nes man sako, tu pasidaryk visą veido nuotrauką ir pasižiūrėsi, nes irgi girdėjau, kad labai padeda ir veido odai ir apskritai. Bet veido odai labai dar padeda pagelbėjimas, ar ne, su kaukė. Labai nuostabi pas mus kaukė yra ir tikrai galit, jo vienas pakelis yra tikrai labai daug tų dozių ir galima netgi ir vokus ir paakius taipogi tepti, šitą kaukę nealergizuoja. Tai aš gal kokią dieną pasikalbėsiu su viena mergaitė, kuri su šitą kaukę dabar pradėjo dirbti. Jinai yra kosmetologė ir kad jinai mums būtent papasakotų apie šitą kaukę ir dėl ko mums jos reikia. Čia kalbėjau jau vienam Zoom'e. Bet aš ją būtent pakviesiu, paprašysiu
kad jinai prisijungtų ir pakalbėtų būtent apie šitą kaukę. Dabar mažai mes kalbame apie tai, apie Macho Man. Kas tas per produktas? Tai kaip ir skamba pats pavadinimas, kad mačio vyras, ar ne mačio, oho, koksai mačio. Bet ne vien tik tais vyrams jisai tinka, bet labai stebuklingai veikia mūsų organizmą ir moterim. Tai sureguliuoja pačius hormonus, kas pas moteris linkę augti ūsiukai ar barzdelės, ne, plaukiukai kažkokie, tai pasakysiu, kad ko gero aš pirmoji irgi pradėjau naudoti šitą Macho Man ir mano nuostabai, tai energija labai fainai pakyla, tokia tikroji gyvybinė energija. Ne, kaip mes sakom, reikia atsigerti kavos, kad gaučiau energijos, ar ne, tai mes jaučiam tą tokią, dirbtinę tą energiją, o čia jinai tokia švari, tokia lengva, tokia faina ta energija, todėl kad labai daug mūsų nuotaikos priklauso nuo pačių hormonų. Ir pas mus yra tiek vyriškų, tiek moteriškų tų hormonų, ir kai jie pradeda siausti ir pradeda tai augti ten, kas nereikia, kur nereikia, visi ausiukai ir tokie plaukiukai. Tai aš išbandžiau tikrai šitą Macho Man, aš jau šitą Macho Man geriu jau 4 mėnesis ir tikrai galiu pasakyti, kad jisai fantastiškai veikia. Vakar pas mus buvo taipogi Zoomas, kai mes buvom susiskambinę irgi suėję į Zoomą su lyderiais, kurie yra Mongolijoje, kurie yra Kazakstane, kurie yra Rusijoje, kurie yra iš kitų šalių, iš Italijos, iš Airijos, iš Anglijos, iš visur. Ir mes būtent kalbėjome apie šitą Macho Man, kurį mano pareklamuota šitas Macho Man pradėjo visi gerti ir visi vieningai pritarė, kad energija šita pakyla mūsų švari, miegas pagerėja, nors sako, miegas ir tai buvo geras, bet sako, kaip net seilė bėga per žandą. Tai reiškia, kad dar daugiau miegas pagilėjo, nes kuo gilesnis miegas, tuo geriau mes pasiilsim. Ir hormonai, kuo ramesni, subalansuoti mūsų hormonai, tuo mes ir nuotaikų kaitos mūsų nesikeičia. Tai taip, kad jeigu jūsų sponsorius turi šitą Macho Man ir jums nepasiūlo, tai žinokit, kad jisai daro patį didžiausią nusikaltimą. Taip, kad griebkit ne tik tais vyrams šitą Macho Man, moteris, bet ir savo. Pamatysit ir jūs pačios pradėsite apie tą Macho Man kalbėti, koks nuostabus dalykas, kai mes ryte, ir skonis labai skanus. Toksai Labai skanus, labai Macho Man irgi labai. Skonis. Tai va, yra tiesiog visą dieną būna, kaip ir sakau, jeigu fiziškai sparnai neužaugo, tai žinokit, vis tiek jautiesi, kad tu esi su sparnais. O dar atsiprašau, norėjau paklausti apie Macho Man. O ar būtina pradėti su Green Maxu ir tada tik tai įtraukti Macho Man, pavyzdžiui, vyrams, ar ne? Ar galima... Ne, kadangi Macho Man jisai eina per intimius, sakykime, ar ne, per intimes vietas, tai kiaušidės ir visokie kitokie dalykai ir hormonai. Tai Green Maxas hormonus tvarko, nesakau, ten kažkokia tai darbą tai daro, bet vis tiek pilnavertiško darbo būtent hormonų srityje nepadaro, o Macho Man jisai per hormonus dirba, tiesiogiai per hormonus. Dar norėčiau irgi pasakyti, atsiprašau, Rūta. Bet taip pat gali būti paūmėjimai vyrams, ar ne? Taip, jeigu yra, sakykime, problema, kurios dar vyras nejaučia, jam parodo, iškelia problemą. Čia mes ir juokavom, čia vakar Zoom'e, ar ne, kad sako, moteris pasakoja, sako, aš daviau, sako, savo draugui, sako, ir jam, sako, rodo 7:30, ar ne?
Tai, o kiek laiko jisai gėrė, sako, na, dar sako, tik tais 3-4 dienos. Tai kodėl rodo tą 7:30? Jis žmogus net nejautė, kad pas jį yra problema, ne? Bet ta problema, jinai veikia kaip uždėlsta bomba. Jinai nerodo, kad jinai tupi tenais. Ir paskui pokšt ir duoda, sako, kas nutiko, prostata. Ne? Tai va čia iš karto parodo. Taip, kad nenusivilkit moteris, jeigu duosit savo vyrams ir rodys 7:30, tai tik tais į naudą, todėl kad paskui jau rodys visas 12 valandų į viršų. Taip, kad nebijokit, yra to suūmėjimo, reikia tik tais džiaugtis, kad šitas produktas jisai parodo, nuskanuoja mūsų problemą, ne, ir parodo, tau išmeta, va čia buvo tavo problema, o mes nematom. Tai va. Gerai, ačiū labai. Tavo vyras, kad kalbam apie vyrus, ir sako, neklausyk, Rūta, neklausyk, einam jau miegoti. Ir kaip tik vyras įžengė. Pasirodė. Bet aš galvoju, gal dabar baigiam trumpai dabar apie mačą. Mes būtinai turim pašnekėti apie Jekateriną. Mes norim ar to nenorim, bet aš manau, kad Jekaterina moteriam tikrai turi būti pirmoji vietoj, iš pirmųjų ir pačių paskutinių, man atrodo. Na, matot, kaip pati Jekaterina, jinai nieko gyvų, jinai to nepadarys, ką padaro vienas arba kitas produktas. Jekaterina dirba savo darbą. Mačio men dirba savo darbą. Greenmaxas dirba savo darbą. Bluemaxas dirba savo darbą. Vimaxas dirba savo darbą. Taip, bet reikia mums visų šitų produktų tiesiog išbandyti. Ir žmogus tiesiog atsirenka būtent, kas jam reikalinga. Jeigu vieno arba kito produkto jis tiesiog, na, jam per aštru, ar nepatinka, ar netinka, jis tiesiog jį padeda į šoną. Reiškia, jam dar to neprireikė. Kai įsivalo organizmas, kai įsivalo žarnynas, kepenys, tada ir tai, kas mums buvo neskanu, tai, ką mes padėjom į šoną, mes laikui bėgant pasiėmėm savo, o dabar man jau tinka. Taip, kad visų reikia išbandyti. O Jekaterina, jinai dirba savo darbus. Mano anūkė nusidegino pačioj pirteliai, prisiglaudė prie pečiaus. Ir sekundės reikalas, ar ne, tik prisiglaudė ir jau didžiausia, baisiausias nudegimas. Iš karto puoliau, užtepiau Jekaterinos ir dabar po kelių, 3-4 dienų susidarė didžiausias šašas, aišku, pradėjo paskui išlapiuoti, pabarščiau šito Mimaxo, pasidarė graži plutelė ir tokia žaizda, toks nudegimas turėjo palikti labai didelės pasekmes, tad vėl tariu Jekaterinai ir šitai kompanijai labai didelį ačiū, kad būtent šitą darbą atlieka, labai gerą darbą atlieka, kurių neatlieka bet koks medikamentas, kurį mes perkam vaistinėse. Jokia pūslelė neiškilo. Ar galit suvokti nuo tokio nudegimo, kaip tiesiogiai prie pečiaus prisiglaudė visas šoniukas ir neiškilo pūslelė? Pūslės neiškilo. Tai čia pasakykit bet kokiam gydytojui, sakys nesąmonė. O man teko susidurti ir su tokia problema, kad išbandyti Jekateriną, kaip jinai veikia nuo nudegimo. Kitas dalykas, kaip jinai veikia nuo moteriškų dalykų. Reiškiasi, daugelis moterų turi taipogi kandidas, kurių mes neatskiriam, kad tai yra kandida. Tai yra pienligės ir visos kitokie požymiai. Taip, Jekaterina taip pat padeda ir nuo pienligės. Jekaterina taip pat padeda ir nuo hemorojaus. Jekaterina taip pat padeda ir nuo šlapimo nelaikymo. Jekaterina padeda absoliutiškai
visam jūsų kūnui, kas eina, sakykime, liečiasi su oda, visokiam psoriazėm, visokiem dalykam. Galime tekti, galime praustis ir tikrai matysime rezultatą Jekaterinos, kaip jinai ateina į pagalbą. Esu girdėjusi žmonių, kurie sako, aš net dantis valausi. Ko nenoriu rekomenduoti, tai kas yra, sakykime, Jekaterinos, kai jisai yra prausiklis, nenaudokime į burną, į gleivinę. Tam turime pastą. Taip, Valerija. Ir gerai, Valerijus, pasidalinsiu biškį savo keletą klienčių, ką Jekaterina padarė ir ko jos labai džiaugiasi. Dabar Valentina sako, negalima į burną naudoti, aš pasakysiu. Aš rekomenduoju nenaudoti. Taip, žinau. Mano kirpėja pasidalino su manimi, sako, tu įsivaizduoji, sako, kaip aš išsigydžiau anginą. Paėmiau Jekaterinos, truputį atsiskėdžiau su vandeniu ir į burną ir pagargaliavau. Sako, putos tik eina iš burnos. Žinokit, aš pradėjau juoktis. Sakė, iš karto tą sekundę nuėmė skausmą gerklys. Va, jums Jekaterina. Taip, žinokit, aš tą patį irgi buvau darius, bet labai truputį ir dar, aišku, išsidepiau kaklą. Tai tada man irgi labai padėjo ir šiaip labai gerai dantis valo. Bet čia aš tik tai pabandymą dariau dėl to, kad mačiau, kad Dagestano grupiai, kad moteris taip darė. Na, čia galime bandyti, ne, bet mes tiesiogiai negalim sakyti, jūs bandykite būtent, sakykime, ar skalauti gerklę, ar dantis valytis, ar dar kažką, tai mes rekomenduojame, aš asmeniškai pati rekomenduoju to nedaryti. Bet jeigu jūs išgirdot, kažkas tai darė, norit pabandyti, jūsų pasirinkimas. Prašom, dar negirdėjom, kad būtų kažkas tai nutikę blogai ar panašiai. Esam girdėję, kad dantis valo, gerklę skalauja ir panašiai, bet vis tik tais yra gleivinė. Ir mes turime užbėgti įvykiams už akių, kad neišgirstumėt iš mūsų, kad mes apie tai sakėm ir tai jau aš jūsų paklausau ir man kažkas tai nutiko. Tai šitą atsakomybę visą jūs turite prisimti savo, jeigu jūs naudojate į vidų, ne į burną. Tai gerai, tai gal tada aš ir dadėsiu apie Jekateriną. Tai turiu tokią mergaitę ir tikrai jau nebe vieną ir sakė, kad pienligės. Man atrodo, čia pakankamai dažna problema moteriam. Tai sakė, kovojau su pienligė, pastoviai pirkausi tuos tokius vaistus, tapiausi tepaliukus taip toliau, tai vėl grįžta po kurio laiko. Sako, tu tikėk manim, netikėk, sako, per visą šitą laikotarpį, gal daugiau negu pusę metų, sako, aš visiškai neturiu jos. Absoliučiai dingus. Tada kitas atvejis, kai moteris ruošiasi miomos ar cisto, dabar nepasakysiu tiksliai operacijai, naudojo Jekateriną, nes jie, žinot, kaip čia Anglijoje operacijas daro, mes einam, tada dar palaukiam kažkurį laiką ir tada jau mes nustato jie kada operacija. Tai pas mus šiek tiek, aš nežinau kaip Lietuvoje, bet pas mus užtrunka tas visas periodas, tol, kol iki operacijos daeinam. Ir atėjo prieš operaciją tyrimai, nėra. Įsivaizduokit, sakau, ir aš buvau pakus ir labai smagu buvo, ta prasme, išgirsti šitą visą reikalą ir ta prasme, vau. Tada, kaip ir Kristina ir sakė, kad stangrėja, jei tik neatsimenu, sakė, pilvas tikriausiai, ar ne? Tai mano viena mergaitė irgi, jinai teposi ten, kur reikia, bet jau dabar ir ten, kur nereikia, pradėjo teptis. Jinai sako, įsivaizduokit, jinai atvažiuoja pas mane ir sako, tu neįsivaizduoji mano krūtinė, sako, taip, sustangrėjo, sako, padidėjo kažkaip, aš nelabai, sakau, Justina, sakau, žinok, sustangrėjo, sakau, nes dabar gal padidėti, jinai nepadidėjo, bet realiai stangrėja pats kūnas, kas labai, labai keista. Nors iš kitos pusės ir nekeista, nes sako, kad stiprina pieno liaukas ar ne, ten daro kitus. Tai aišku, aš jau šitą seniai žinojau, bet aš, pavyzdžiui, kada einu į dušą, kada pasitepu, tai aš pasitepu ir pilvą, ir pas mane, sakau, tokia atrodo stangru, labai fainai, kas turi problemų, tarkim, su ta tokia odelė, kur jinai šiek tiek po gimdymo, ar ne, dar kažko, tai tikrai labai neblogai sustangrina. Ir kaip ir Valentinas sakė, irgi galima naudoti kitiem dalykam. Ir
Gal kažkas ir dar daugiau turi tikriausiai, bet aš manau, kad šitos yra pačios svarbiausios moterim problemos. Dėl pH, dėl tų pienlygių, dėl cistų, miomų ir tokių tikrai. Aš žinau, kad ir endokrininę sistemą tvarko, hormonus tvarko, kelia libido. Nu, čia mes jau tikriausiai dauguma, tai merginos, kas naudoja, mes šitą tikrai žinom ir tikrai šnekėję prieš tai, bet sakau, būtent norėjau tais keliais dalykais pasidalinti, ką dalinosi man tikrai, aš labai džiaugiuosi ir su džiaugsmu tai perdodu jums. O merginos. Ir dar jeigu yra mėnesinių skausmai ir nieks nepadeda, tai... Va šito irgi va nepasakiau, ačiū. Tikrai atsiprašau, Eva, kad pertraukiau, bet tikrai aš ir pati būdavo man prieš mėnesinės ten tos kelios dienos ir per mėnesinės tos dienos. Tai būdavo kažkoksai tikrai skausmas, nenori nieko, kai tau skauda, tai tu yra šiaip esi piktas, toksai, aš žinokit, šiai dienai, bet per tuos visus metus, aš nejaučiu, kada ateina man tos dienos, kada jos praeina, nejaučiu, tikrai nėra tokių nemalonių, nei nemalonių nuotaikų, nei nemalonių jausmų, tikrai viskas labai labai fainai, super. Eva, gali tu pasisakyti iš tikrųjų, nes pas tave, ne, problemų irgi buvo su mėnesinėm. Jo, pas mane buvo labai daug problemų su mėnesinėm, aš buvau ėjęs pas daktarus, ten nieko man nerado ir vienu žodžiu, aš kažkada atvažiavau pas Henrietą, neatsimenu, ko aš ten atvažiavau, gal į svečius, gal plaukų darytis ir sakau, man tai bloga, aš vos nenualpau, man labai buvo silpna, aš negalėjau nieko darytis ir man kartais tai būdavo ir Henrieta sako, tai turi Katerina, tai pradėk naudoti, kai tau skauda ir nuo visų šitų ir man, kai, nežinau, aš gal mėnesį, 2 savaitės, gal 2 mėnesį jau pastebėjau, nes 1 mėnesį tik pradėjau naudoti, tai aš pasitepdavau, kur reikia ir dar šonus, kur man dar skausmai būdavo duše, aš nelaikydavau ten labai ilgai, tai duše, kol nežinau, ten kokį balzamą sudėdavau, irgi palaikydavau ir man viskas susitvarkė, aš net neatsimenu, kai Henrieta sako, aš net neatsimenu, kad tie skausmai kažkada būdavo. O būdavo tokie, kad man nežinau, kiek tablečių reikėdavo gerti, kad tiesiog pratraukti vieną dieną. Taip, tikrai, sakau, superinis, aš nežinau, aš be Katerinos asmeniškai tikrai negalėčiau gyventi. Man kažkas tikrai labai... O to mergaitė moterim, kurios naudoja Jekateriną dantų valymui, tai rekomenduoju įsigyti pastą. Čia taipogi yra labai stebuklinga pasta. Mes kalbėjome su Viktorija būtent apie pastą, kaip aš jai pati pasakojau, kai man klibėjo dantis ir jau mano stomatologas sako, dar sako, pavaikščiok, sako, jau kai visiškai, sako, bus jau reikalinga, tada, sako, mes įtrauksim lauk ir statysim implantą ir visa kita. Ir pradėjus su šito pasta valytis, mano dantis sustiprėjo, stomatologas savo akim negali patikėti, kad ant tokios būsenos buvęs dantis nebekliba. Ir dėka šitos pastos. Ir Viktorija, jeigu tu gali įsijungti garsiakalbį irgi pasakyk, mes vakar kaip tik tai šnekėjom, kad žmonės, kurie buvo panaudoję šitą pastą, kurie turėjo problemą su dantenom ir su klibančiais, sergančiais dantim, kaip pagerėja būsena pačių dantų. Taip, yra ne vienas jau žmogus atsiliepęs, kad jo, kam klibėjo dantis, tai panaudojo šitą dantų pastą, nebekliba dantis, paskui akmenukai nueina, apskritai, kai išsiplauni su šitą dantų pastą, tai tampa tie tokie švelnus dantis, visiškai taip išvalytai, viskas gerai. Ir kas dar fainai man labai patiko, kad ir ką benaudodavau aš ar mano brolis, ir visą laiką tie iltiniai dantys būdavo šiek tiek geltoni ir klausau pas odontologus, kodėl taip yra. Sako, tiesiog tokia genetika būna ir pas daugelį žmonių yra tie dantys iltiniai geltonesni. Tai paplovus su šita dantų pasta, viskas susivienodėjo, viskas pabalo, viskas išgražėjo.
Ir jos nėra taip mažytos, toj tutelėj 160 gramų. Jo, jos ilgai turi pakakt, nes nereikia jos ir daug ten, ir jos tikrai yra pačios daug tutelėje. Ir kada pradedam valytis, nors mes valomės kiekvieną dieną ir po kelis kartus ryte ir vakare, kaip kas ir per pietus dar, ir vis tik tais einam vėl pas daktarus, pas stomatologus valytis akmenis, nes vis tiek apnašos jos dedasi. Tai nuo šitos pastos mano stomatologas sako, Valentina, eik namo, aš neturiu su tavim ką dirbti. Ai, dar kas man buvo vienas krūminis dantis, vis paskaudėdavo, vis užeidavo jautrumas jam ir galvojau, gal kokia skylutė, gal dar kažkas, bet va, paplovus aš kiek dar, nepilnai mėnesį ten naudoju šitą dantų pastą, bet aš vėl nebejaučiu jokio skausmo, man visai nebeskauda, tai nežinau, tikriausiai sutvarkė mano problemą kažkokią dantų. Taip, ir praeitą, man atrodo, Zoom ar dar praeitą Zoom Linutė buvo irgi pasidalinus, nes jinai man parašė, aš turėjau kaip tik paskutinę pastą Anglijoje ir jinai sako, ar turi tu? Sakau, turiu, sako, nes mano vyrui, sako, šiaip klibėjo dantys, sako, kai jisai valos su ta pasta, tai sako, jie kažkaip nebekliba. O kad, kai Valentina sako, kad nereikia higienio darytis, tai aš galiu šitą irgi patvirtinti, kad tikrai nereikia, nes ir mane išvijo, kad tikrai nereikėjo valytis. Ir dar kažką norėjau apie tą pastą pasakyti. Kada pradėjau naudoti, atsimenu, pirmą kartą pati patirtis buvo. Prieš tai vis tiek, mes su cheminiam, šiaip, aš bandydavau vis karts nuo karto natūrales, bet, man kažkaip tai neprilipo. Tai vis tiek būdavo, atrodo, cheminės, jos gerai, vis tiek geriau įsivalo, labiau gražiau pasivaltina. Ir žodžiu, atsimenu, pradėjau naudoti ir kažkaip tai atrodo, lygtais taip nevalo, neputoja, tokia atrodo kažkokia, keistai labai. Bet žinokit, panaudojau savaitę, galvoju, duosiu aš savaitę laiko, plus dėl to, kad dar natūralus dalykas. Ir žinokit, tai prilipo, kad kai jos nebuvo, tai galvoju, ką dabar daryti, reikia tos pastas iš kažkur tai. Ir ne tik mes padovanojom savo vyro tėvam. Tai kada jie baigė, sako, ar tu turi tos pastos, nes realiai mes iš tikrųjų jos neturėjom, tai jie tenais laukė tos pastos, gal žinai, kada bus pasta. Kitą savaitę nuvažiuoju, gal jau pastą gavot ir va tai va. Sakau, žinokit, aš jums tikrai duosiu žinot, kaip turėsim. Tai va dabar jau iš karto, kaip parsivežiau, tai 3 iš karto pasiėmė ir kad nereikėtų laukti toliau. Aš dar pridursiu, pas mane labai kraujavo dantenos ir aš kai išbandžiau, man nustojo. Ta prasme, dabar net nenaudoju, bet jau kai visą tą pastą naudoju, tai tiesiog sutvarkė dantenas. Taip, ir būtent ne vien tik tais akmenų srityje dirba, kad būtų švarus ir higiena, bet ir pačias dantenas, sergančias dantenas sutvarka. Žodžiu, ką čia bekalbėti, kai patys pabandysit, tada ir jūs tą patį pasakysit. Aš žinau jau jūsų atsakymus, kai jūs pradėsit bandyti pastą. Kol jūs nepradėję, jūs nei vienas negalit pasakyti, kas čia per stebuklas. Taip, na ką, aš manau, kad šiandieną gal mes jau ir pabaigsim, nes jau be 5:10 Lietuvoje, pas jūs kas iš kitų šalių galbūt ir dar porai valandų yra anksčiau, o mūsų laikas jau sako, kad reikia baigti. Susitiksim kitą antradienį, bet Henrieta, tu vis tik tais, kaip ir žadėjai, padovanok kažkam kažką tai. Taip, tik aš pasimečiau šiek tiek vis dėlto, kas yra iš grupės, nenoriu sakyti pavadinimo, bet kam atsiunčiau nuorodą ir šiaip labai norėčiau iš tikrųjų žmogaus, kuris dar nebandęs. Aš labai noriu padovanoti tokį gėrį, kad tai išbandytų ir suprastų, kas čia yra vis dėlto. Tai norėčiau komentaruose gal dar kartą parašykit, gerai, kas nebandė ir kam aš siunčiau Zoom nuorodą. Taip, Ir ne mūsų sveikata, čia buvo, kad aš dėjau vietoj Valentinos dėl to, kad jinai negalėjo. Taip, bet jeigu kas radote Zoomą mūsų sveikata, jūs taip pat nenuvilsiu,
aš taip pat prisidėsiu prie Henrietos dovanų ir jums taip pat duosiu dovanų. Rašykite, kas atėjote iš mūsų sveikatos Facebooko puslapio. Aš dar pabandysiu pažiūrėti komentarus pačioje pradžioje. O kol tu pažiūrėsi komentarus, aš noriu apdovanoti vieną mergaitę, kuri labiausiai man šiandieną patiko ir kalbėjo, ir kurios nereikėjo raginti, tai Kristina. Kristina, dar kartą įsijunkite garsiakalbį ir pasikalbėsim. Aha, čia labai. Taip. Labai ačiū ir labai dėkinga, kad jums nereikėjo traukti už dėžių, gal jūs kažką pasidalinsit, ar ne, aš labai, kaip sakiau, labai tokius žmonės myliu ir labai dažnai dovanoju dovanas, ne tik tais per Zoomą, bet ir asmeniniuose pokalbiuose, kai mes kalbamės, arba kai rašome kažkokius komentarus ir labai norisi žmogui dar pakelti nuotaiką, tai vat būtent duodam mes šitų dovanų. Tai Kristina, parašykite Valentinai Juozaitienei į Messengerį ir aš jums padovanosiu stebuklingą pastą. Oi, kaip norėjau, ačiū labai. Dar žadėjau rašyti, kad noriu šitos pastos. Tai va, yra, kuo dažniau žmonės. Dalintis, aš esu toks žmogus, kuris nekalbu šiaip sau. Niekada iš manęs neišgirs, jeigu man kažkas neveikia arba nepatinka. Bet kai veikia ir nepasidalinti, nu tai čia yra tada, jau aš kaip sakysiu, nuodėmė, čia jau yra gobšumas. Nes tikrai noriu. Nusikaltimas. Tikrai taip. Ir Rūta, jūs irgi man šiandieną labai patikot ir jums taipogi aš dovanoju pastą. Tai jūs parašykite man asmeniškai, kur jums atsiųsti šitas dovanėlės ir lauksime kituose Zoomuose, jau kai išbandysit, lauksime kituose Zoomuose, kaip jums patinka šita dantų pasta. Būtinai. Ačiū labai, labai dėkinga. Tai o aš stengiuosi vis kažkaip tai rasti, bet kažkaip aš randu, bet taip ir nesuprantu, kurie yra žmonės iš mano grupės, tai aš nežinau, gal kas nors tada irgi pasakys kokį žodį. O ne, tada paliksiu kitam kartui. Gerai, dar kartą paskelbsiu, kas esate iš Henrietos grupės, kas pirmas įsijungsit garsiakalbį ir pasisveikinsit labas vakaras, tas taipogi gaus dovanų iš Henrietos. 3, 2, 1. Labas vakaras. Tai, Inga, jūs naudojate šitos produktus, ar ne? Bet pastos nenaudoju. Neturiu, žinokit, Ingutė pastos, neturiu aš. Ne pastos dovanų. Nu, tada nieko. Labai, kaip ir Henrieta sakė, norisi padovanoti tam žmogui tiesiog, kad jisai pabandytų, ar ne? Bet jeigu nėra tokio žmogaus ir neatsiliepia iš Henrietos grupės, tuomet atidėsim šitas dovanas kitai savaitai ir galbūt žmonės bus drąsesni. Ir vėlgi, kaip pasakysiu, ne vien tik tai Henrieta duos dovanų. Galbūt ir ne kitą savaitę, galbūt dar kitą savaitę. Jeigu tik tais jūs pradėsite kalbėti ir atsivesti žmonės, naujus žmonės į Zoomą, kad kuo daugiau išgirstų, jūs juos vedatės ne mums, ne dėl mūsų, o dėl jūsų draugų, dėl jūsų pažįstamų, dėl jūsų tėvelių, seserų, brolių ir taip toliau. Jiems gero darykit. Mes ir taip jau gero žmonių daug darom. Jūs padarykit gero žmonėms,
ne tik tai savo, nebūkime egoistai, pasidalinkim šitą informaciją, pasidalinkime Zoomo nuorodom, pasidalinkime ir dovanom ir būkime sveiki ir laimingi. Tai turiu komentarą, kad Viktorija, tai aš kiek suprantu, Viktorija, įsijunkit mikrofoną, gerai? Nes sakė, per mano puslapį rado, tai įsijunkit mikrofoną ir su mumis pasisveikinkit. Laukiam Viktorijos. Gal kažkokiu trukdžiu yra prisijungti. Čia, kuri užsivadinus yra Viktorija Bublės, taip? Labas vakaras, Henrieta, jūsų grupės nežinau, bet pasakėt Valentinos, tai susiradau. Tai gerai, jeigu ir iš Valentinos, tai vis tiek Henrieta, na, duok. Ne, aš žinokit, dar tik tais atsidūriau ten, aš dar nesu taip, kad ne. Aš kitam kartui susiradau jis. Supratau. Gerai. Aš galvoju vis dėlto, o Inga, tai Ingai atsiųsiu pabandyti Mačio Meno. Aišku, nedaug, 5 pakuotės, pati turi labai mažai, bet pabandymui 5 pakelius, gerai, bus 5 dienos, jeigu po pilnus gersi, tai bus 5 dienos. Vau, fantastika. Čia be galo, be krašto. Tik kad, sakau, kad visi būtų sveiki ir visi būtų laimingi ir visiems būtų nuo to geriau, nes mes, suprantat, visi gerom nuotaikom, mes padarysim labai daug gerų darbų visiems. Valerija, o ar tu turi Mačio Men, gal ir tu kažkam tai padovanosi? Turiu aš visko, kaukę galiu padovanoti, turiu Mačio Men, kad šiandien labai neaktyvus buvo. Viena man mergaitė patiko, Kristina labai patiko. Tai vat Kristinai ir daug dovanų. Jos atsiliepimas, galiu padovanoti, Kristinai kaukę padovanosiu, gerai? Oi, ačiū labai. Ar turit Kristinai? Ne. Nu tai gerai, nežinau, kur išsiųsti, man pasakys Henrieta tikriausiai, taip? Aš pasakysiu, aš kartu išsiųsiu ir pastą, ir Mačio. Gerai, tikrai, labai gerai. Taip ir pabaigsim. Tai kaip ir sakiau ir dar kartą priminsiu, kad būkite aktyvus, dovanos ne tik tais per Kalėdos, stebuklai ne tik tais per Kalėdas, o dovanos ir stebuklai pas mus vyksta kiekvieną dieną. Jeigu jūsų sveikata labai jums rūpi, jūs pagerinot sveikatą, taipogi yra jums didžiausia dovana, ar ne? Tai kaip ir sakau, iki kito pirmadienio, kas norite daugiau informacijos, pas ką gavote Zoomo nuorodą, pas tą kreipkitės ir tikrai suteiks jums daugiau informacijos, kaip prisiregistruoti, kur prisiregistruoti, kaip pirkti, kaip nusipirkti, kaip įsigyti ir taip toliau. Ir iki pasimatymo kitą antradienį. Ačiū labai, labos nakties. Gerų vakarų. Yeah.